Apie rinkodarą operos ir baleto teatre šiandien kalbuosi su Tautvydu Juzėnu, rinkodaros tarnybos vadovu. Ar žinote, kad operos ir baleto teatras iš tikrųjų ne tik rūpinasi įvairiais pasirodymais, tačiau turi ir kitų atsakomybių, kitų produktų. Jie organizuoja ekskursijas, rūpinasi edukacija, o apie viską galite sužinoti klausydami tinklalaidę. Tai Tautvydai iškart noriu padėkoti, kad sutikai dalyvauti. Man pačiai kultūros tema yra be galo įdomi, o ką jau kalbėti apie vieną iš, sakyčiau, negaliu sakyti pagrindinį, žinai, čia kaip kam, bet iš tikrųjų itin svarbu veikėją operos ir baleto teatrą ir tu stovi prie marketingo temos vairo. Tai labai džiaugiuosi, kad dalyvauji ir gal galėtum pats papasakoti, kas tai yra per produktas. Pats teatras ar teatre rinkodara? Per produktas turiu omeny, su kokiu produktu tu kaip marketingistas dirbi. Pramogos, teatras, kas tai yra, ar tai kombinuota yra, kaip tu pats apsibrėži tą produktą? Jo, tai čia gal turbūt reiktų net greičiausiai išsiplėsti truputėlį, nes... Tai prašom. Tai nėra tik pramogos, aišku, tai yra viena iš dalių pramogos, bet yra svarbi labai dalis ir viena iš tikslų edukacija, tai kultūrinė edukacija ir kokia mūsų yra misija pagrindinė teatro. Bet jeigu taip galvotumėm, kas yra marketingas ar rinkodara teatre, tai tada mes jau turėtumėm leistis dar į gilesnį, nes aš asmeniškai esu rinkodaros tarnybos vadovas ir mano tarnyba sudaro net 13 žmonių. Iškart pagalvosit, oho, kiek daug žmonių, bet iš tiesų mes atsakingi ne tik, tarkim, už komunikaciją, įvaizdį, reklamą, pardavimus iš dalies, po to mes grįšim prie tos temos, bet labai stipriai koncentruojamės ir į edukaciją ir net leidybą, kas irgi yra leidinių turiu omeny, nes taip atrodo, kad teatras, rodom spektaklius, reklamuojam, parduodam bilietus, viskas tvarkoja, bet mes dar prie to viso to turim tokią, kaip aš sakau, savo skyrių mini leidyklą, kurios metu mes išleidžiam 4 žurnalus per metus, numerius žurnalo Bravissimo ir dar mažiausiai 4 naujas spektaklio programėlės, kurios tokios knygutės apie spektaklį, plus kiti papildomi leidinukai visokie. Tai mes truputėlį tokia ir reklamos agentūra viename, ir leidykla, ir dar edukacija, kuria užsiemam ir ekskursijos, taip toliau, tai viskas pas mus slepiasi po rinkodarą. Toks platesnis. Tai mes dirbam plačiau ir dar galima būtų priskirti prie rinkodaros, kas nėra mano dispozicijoje, tai žiūrovo aptarnavimas. Ir jau fizinis pardavimas, turiu omeny, kai žmogus ateina į kasas ar internetu perka, tai yra žiūrovo aptarnavimo tarnyba, kuri jau tą kuruoja. Ten jau tą pasitikimą svečių, drabužių. Nuo tada, kai jie ateina, iki tada, kai jie... Jo, ir bilieto pirkimas kasoje jau jų dispozicijoje, o visa kita jau priklauso, nes irgi tai iš dalies apima rinkodaros, nes tarkim, vėlgi mes kalbam apie rinkodarą, tai reiktų kalbėti irgi kainodarą. Bet mano, kaip nebebūtų keista, tarnyba tos, kaip sakoma, kainodaros nedėlioja. Jau yra kiti vadovybė, yra žiūrovų aptarnavimo tarnyba, kurie dėlioja. Žodžiu, daugiau kitų skyrių veikia, būtent kainodaros klausimas. Tai žiūrėk, dabar taip, ką aš supratau iš to, kad tu pasakei. Operos ir baleto teatras ir marketingo tarnyba. Rinkodaros tarnyba, gerai, lietuvių kalba, aišku, čia negalim. Tai rinkodaros tarnyba, jinai po savimi turi ne vieną produktą. Tai reiškia, kad yra leidybos kažkoks dalykas, periodinis leidinys, kurį jūs leidžiate, tada yra iš pusės pramogos paslaugos, tai yra kažkoks, pramoga žiūrovam, ar ne, kur suteikėte šitą paslaugą.
Tada yra, dabar galvoju, kas... Edukacija, jo teisingai, nes ekskursijos vykdomos, tai dar viena paslauga. Taip, ne? ir tie patys spektakliai yra kaip edukacija irgi tam tikrai. Žmogus eina ir į pramogą, bet kartu gauna ir edukaciją, žinių, šviečiasi kultūriškai. Tai tą irgi galim taip pilnai neįskirti kaip į pramogą, nes teatro net ir įstatuose yra tas nurodyta, kad tą didint, plėst kultūrą Lietuvoje, tai per spektaklį irgi yra tas kaip edukacinis irgi variantas, iš dalies, kaip sakoma. Iš to, ką girdžiu, man kyla mintis, kad bendrai šito produkto vartotojas ir užsakovas ne visada yra tas galutinis vartotojas žmogus. Nes tai, ką pats mini, iš esmės susiję ir bendrai su švietimo sistema, su kultūra, ar ne? Ir čia užsakovas yra ir irgi tam tikros tendencijos. Ar vis dėlto jūs negaunate kažkokiu tai gairių, ką reikėtų daryti? Kaip va, šitas visas dalykas veikia? Tam tikros gairės yra duodamos kultūros ministerijos, kas yra ir steigėja teatro, mes pavaldus kultūros ministerijai, bet pačią programą jau daugiau formuoja ateinantis vadovas, generalinis direktorius teatro. Jis ateina su programa, su komanda, tai yra atsiranda meno vadovai, jau operos, baleto meno vadovai. Ir jie jau formuoja tą repertuarą mūsų vadinamą, iš kurio ir išplaukia jau visi kiti dalykai. Tai reiškia, pagal į repertuarą mes žiūrim ir edukacinės programas, jau nukeliaujame tą žemesnį lygį, nežinau, ar tai tinkamas žodis, bet mes nukeliaujame į tuos... Kultūvo principų. Jo, tai mes jau nukeliaujam, tada žiūrim, kokias edukacinės programas galim padaryti, pritaikyti, taip toliau. Aišku, yra pavaduotojai teatre, generalinės direktorės pavaduotojai. Vienas yra menui ir rinkodarai, o kitas yra bendriesiems reikalams daugiau. Tai vat, kas liečia meną ir rinkodarą, tai jis irgi kuruoja truputėlį, tas suteikia gairės, kur mes turėtumėm judėti. Ir aišku, didžioji dalis išplaukia iš vadovo teatro, į kurią pusę norima, į kurią pusę laivas turėtų plaukti, gal pasakykim taip. Tai va. Žinai, iš to, ką mes šnekam, aš manau, kad būtų toks, kaip čia gal, paprasčiau suprantama, apie ką mes šnekam, jeigu mes taip susidalintumėm, ar ne, atskirai apie leidybą pašnekėtume, edukaciją. Man labai dabar įdomu visi šitie spektakliai, ar ne, kur iš tikrųjų būna ir soldautas, ir bandai gauti bilietus, ir yra taip, kad žmonės perka ir prieš pusę metų, ir prieš metus. Tai, kad tu sakai, kad paties produkto vystytojas ir sumanytojas yra kiti skyriai, ar ne, čia marketingas neveikia, jisai neima jokių tyrimų iš vartotojo ir tada grįžtų pas pačius kūrėjus ir sakytų, žiūrėkit, mūsų vartotojai šito nori, ar ne, čia visiškai kitaip vaikšto. Tai, kad tu sakai, yra, kažkokios tai gairės, idėjos, programos, kokius tuos pasirodymus rodyti ir kokios temos turėtų būti? Nėra visiškai taip, nes mes darom žiūrovų apklausas. Jo, mes darom žiūrovų pasitenkinimo apklausas ir šiek tiek vis tiek į tai atsižvelgia. Vadovai, formuodami repertuarą, taip toliau, jie šiek tiek atsižvelgia, pasižiūri. Normalu, kad šiais laikais mes savo lankytoją apsiklausiam ir pasitikrinam, kas jam aktualu, koks lankytojas keliauja pas mus. Kas labai patiko, pavyzdžiui. Kas patiko, kas nepatiko. Ieškome tų vietų, kur mes galėtumėm tobulėti, bet kokiu atveju ne visada mes galim ir tą repertuarą pritaikyti pagal vartotojo lūkesčius, nes tuomet repertuaras būtų labai siauras ir mėgiamas. O mūsų tikslas vis dėlto šviesti, edukuoti. Tai mes pritraukiam ir naujų kūrinių, kurių dar nebuvę, taip toliau, kad truputėlį praplės tą akiratį. Čia toks, žinai, de nihilio nihil est, kad iš nieko niekas neatsiranda. Tai žmogus gali net nepagalvoti, ko jam trūksta, nes jis tiesiog nežino. Tai jūs atiduodate kažkokią didelę dalį ir formuojate taip. Yra iš dalies taip, bet iš principo, kodėl mes pilnai negalim
atliepti lūkesčių mūsų žiūrovų arba norų, kad tarkim, norime mes traviatos ir mes dabar pusę metų rodysim traviatą. Vien todėl, kad turi vis tiek tas spektras būti platesnis ir kūrinių įvairovė, turime nuo kompozitorių įvairovės, nuo nacionalinės kūrinių, nacionalinių kūrinių iki užsienio kompozitorių. Ir tą mes turim suvaldyti, kad būtų kažkur, kaip sakoma, tos mūsų publikos irgi tobulėjimas, lipimas, žinių praplėtimas. O šiaip man, žinai, taip labai įdomu, tas visas gairės ir naujas tendencijas, iš kur mes jas gauname, ta prasme, tie kolegos, kurie tas programas formuoja, ar tai yra kažkokios europinės tendencijos, ko domisi išsilavinę žmonės, arba tie, kurie, mėgsta tokio tipo pramogas. Kaip yra? Tai visų pirma, jau tiek mūsų meno vadovai, tiek generalinė direktorė yra savo srities jau profesionalai, bet kokiu atveju mes nesam tie, kurie verdam savose sultyse Lietuvoje. Taip. Yra Opera Europa konferencijos vyksta, kur suvažiuoja visų teatrų vadovai, specialistai, ten būna ir marketingo atskiri suvažiavimai. Vadovams, prodiuseriams. Ir ten visi pristatinėja ir visi mato, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, Europoje. Ten daugiau Europai skirtas, bet tam tie suvažiavimai reikalingi, kad matytumėm, į kurią kryptį juda. Ir truputėlį įsiskiria, nes dalis Europos su lankytojų stygium susiduria, dalis kaip mes nesusiduriam su lankytojų stygiu. Bet dalinamės gerąją praktiką. Vieni su kitais. Ir tada atsirenkat tokį geriausią kombinaciją. Kiek yra planuojama į priekį tos visos temos, ar tai yra pusės metų, ar tai yra metų, ar tai galbūt net iš visų 2 metų kažkoks ilgis? Mes dabar kalbam apie rinkodarą ar apie repertuarą? Mes dabar kalbame apie teatro pasirodymus, ar ne, ir kai yra sudedamos temos, nes aš galvoju, kad jeigu mes visas tas temas paimsim, tai tada labai susipainios. Tai noriu išsigvildenti šitą temą, ar ne, yra tie pasirodymai, ar ne, ir susiformuoja produktas, į kurį tada vartotojai nori ateiti. Tai man tiesiog įdomu, kiek jūs turite laiko su rinkodara padėti, ar ne, ten išviešinti kažkokius pasirodymus, pritraukti vartotojų, paskatinti pardavimų, jeigu kažkur trūksta, pritraukti rėmėjų. Kiek čia to laiko atsiranda, kai yra suplanuojami tie pasirodymai? Vadovybė šiuo metu, manau, pasirodymus jau dėlioja 27-28 metams. Bet rinkodara juos gauna, gal ne taip, ne dabar. Mes ne visada žinom, kad bus tikrai, bet tarkim 26 metus mes tikrai žinom, 27 žinom, kad gali būti jau kažkokie, bet nėra dar tokio tikslo, kad mes jau galėtume 27-28. Tai sakyčiau, 26 metai jūs turite pakankamai laiko, kad galėtumėte susistiguoti, ar ne, pasiruošti visą tą supakavimą. Taip, bet šiaip jau planavimas tas vyksta, jeigu apie spektaklį žiūrint, įtraukimą, tai kokie 3 metai į priekį, 2 metai į priekį, nes pagal galimybės kūrėjų, kad galėtų atvažiuoti, atlikėjų, kurie galėtų atvažiuoti. Ir čia tas, kai ypač užsienyje liečia, tas pakankamai yra sudėtinga, o kadangi norim irgi pritraukti ne šiaip eilinius, o kažkokį jau vardą turinčius ar augančius stipriai ir kurių užimtumai irgi yra sudėlioti, tai kartais keli metai į priekį planuojam ir čia nėra daug. Tiesiog būtinybė tokia yra, nes pats produktas yra toks iššūkis. Gerai, ir tada gaunasi, žodžiu, šitas produktas, ką rinkodara turi padaryti, kai, žinote, pasirodymas X, ar ne, ką tada daro rinkodara, kokius vaidmenis jinai įgauna? Tai rinkodara iš principo pas mus dirba taip, kad mes negyvenam kalendoriniais metais, mes gyvenam sezonais. Tai yra nuo rugsėjo iki birželio vidurio, ar kada ten pas mus paskutinis spektaklis būna. Tai iš principo mes jau ankstyvą pavasarį, net žiemą pradedam dėlioti kito sezono komunikacijos planą. Nes yra tam tikri rėmėjai, kuriems reikia sudėlioti, tarkim, kitų metų. Ir kai tik gaunam jau patvirtintą įsakymų repertuarą, šiemet žada, kad jis bus anksčiau,
labai tikiuosi. Tai mes tada sudėliojom tokius komunikacijos, viešinimo griaučius visų kitų metų. Mes susidėliojom pagal tai, kad čia turėtų tas būtas ir dar artėjant tam laiko tarpui mes dar atliekam korekcijas ir žiūrim pagal situaciją ir kur nukeliausim. Aišku, didelę dalį mes skiriam irgi naujo sezono kampanijai, nes mes šiaip bilietus į kitą sezoną pasileidžiam vasario gale tradiciškai per knygų mugę. Tai jau ten toks pirkimas būna nemažas, bet vis tiek mes turim susiplanuoti tam tikrų, galbūt tai nebus skirta tik pardavimui, veiksmai tam tikri, bet viešumui ir viešinimui. Tai vat šitoj vietoj irgi toks įdomus pas mus kartais darbas, kad mes tam tikras priemonės naudojam jau nebe pardavimui, nes būna viskas parduota, bet pas mus yra viskas suplanuota ir mes tą paliekam dėl viešumo sklaidos kitiems spektakliams, kurie arba bus vėliau, arba bus kitą sezoną, arba pritrauktų į tuos, kur dar yra, tarkim, antrojo metų pusė pas mus. Antro sezono pusė, nes pas mus metai truputėlį kitaip skaičiuosi. Nu, nes pats paminėjai iš tikrųjų, kad jūs neturite problemos su pardavimais, turiuomenį, kad užsipildo tos visos vietos, tai tada galvoju visiškai apie kitą. Tai nėra išgyvenimo, ar ne, kai kitur, tarkim, marketingas, jisai visiškai susijęs su tais pardavimais, nes reikia išgyventi, reikia pajamų, jūsų atveju, kaip minėjai, neturite tokios problemos. Taip, jeigu žiūrėtumėm, tai mūsų pernai metų pardavimo statistika, jo, jinai skaičiuojasi kalendorinė vis dėlto finansiniai metai. Finansiniai metai, taip. Tai užimtumas mūsų 97 procentai. Tai reiškia, mes 3 procentus dar galim pasistengti. Nes yra tam tikrų koncertų, kurie vis sudaro tą 3 procentų mūsų deficitą, tai reiškia, turim kur stengtis. Taip. Bet tai mes tos gal didžiulės išlikimo problemos neturim, bet mes turim kitą problemą, kaip išlaikyti tuos procentus ir vis mes lipam. Turėjom prieš tai 96 procentus, dabar tapo 97 procentai. Tai mes, bet kokiu atveju turim kur stengtis. Suprantu. Tai kokius kanalus dažniausiai jūs naudojate savo pasirodymų tiem viešinimam? Ar patys juos valdote, ar turite kažkokias partnerystės? Ar tiesiog tai yra miksas bendrai įvairiausių kanalų ir priklausomai nuo produkto, nuo paties pasirodymo jūs tada pasirenkate? Ne, iš principo mes patys viską darom, nors dabar jau ateina labai mada, kai samdomos agentūros, ar kūrybinės, ar socialinių tinklų, kad prižiūrėtų, administruotų tam tikrą. Bet ne, kadangi mūsų, kaip minėjau, skyrius labai nemažas, yra 13 žmonių, tai mes iš principo patys viską darom. Tai yra nuo socialinių tinklų administravimo, nuo video turinio kūrimo, tai video turinį mes samdom papildomai operatorius taip toliau, bet visos idėjos, tarkim, ir mūsų sumanimai jau iškeliauja iš mūsų. Mes papildomai kažkokių kūrybinių darbuotojų nesamdom, jeigu iš tos pusės žiūrint. Aišku, mes turim tą tradicinę visą liniją, tai televizija, radijas, taip toliau, pranešimai spaudai, tai čia aš skaitau kaip higieną, ką mes tiesiog turim daryti ir apie tai labai... Negalit sustoti, žodžiu. Jo, negalim sustoti. Tada turim tą bloką, kur vis dėlto kūrėm nemažai video turinio, tai kurį talpinam Facebook'e, YouTube platformai. Turėjom TikToką, su kuriuo išsprogam labai puikiai ir virš 100 000 sekėjų turėjom, bet dėl geopolitinės situacijos įteko užgesinti. Tai mūsų tiek Instagramas, tiek Facebookas, tiek YouTube'as, tiek LinkedInas, šitos yra pagrindinės, kurias mes daugiausiai naudojam. Aišku, didžioji dalis mūsų auditorijos vis dėlto dar yra Facebook'e. Bet čia vėl, kaip truputėlį pažiūrėsim. YouTube'ą mes irgi stipriai užauginam, turim apie 40 000 prenumeratorių, kas yra atrodo labai daug, bet yra nemažai užsienio šalių piliečių, kurie mūsų tiesiog žiūri gerą turinį. Kurie mūsų tam tikri yra viral video, kurie sprogė ir sukaupė tą tokią kraitį. Tai mes nėra taip, kad pasakyčiau, tą naudojame, mes stengiamės būti visur, bet stengiamės būti truputėlį, kaip sakau, kokybiškai ir bet ko neleisti jėti. Kokybė yra kriterijus labai stiprus. Taip, tai šitoj vietoj mes stengiamės kontroliuoti kiek įmanoma,
Nes yra, kad kartais prašo ir atlikėjai atvažiavę iš užsienio, sako, va, pasidalinkit, mano labai puikus video padarytas. Taip. Sakom, dėja, negalim, nes mūsų yra planuoti, suplanuoti, tam tikri išėjimai, temos ir mes tikrai pakankamai aktyviai tą darom ir kartais tiek yra norinčių, tiek ir baleto, tiek operos atstovų, kurie prašo, dar tą išleiskim, dar tą, aš sakau, mes negalime, sakau, mes jau net kai kur per dieną išeina po porą postų, kas, nėra labai gerai. Kalbi apie sekėjus, o kaip yra su būtent pasirodymų vartotojais? Ar yra aišku, kokio tipo tai yra, tuos segmentus tikriausiai nusimanot, kokio amžiaus tai yra žmonės, kokio išsilavinimo, nes, jūs ir esat tas pagrindinis, tai dabar klausimas, kiek jūs užklojate, kokių turit daugiausia, kas domisi labiausiai būtent šitų produktų? Jo, tai žinoma, mes apklausas atliekam, tai šitos tyrimus pasidarom, tai vienas įdomus dalykas ir kuo galėtumėm pasidžiaugti, kad mūsų amžiaus vidurkis yra nuo 40 iki 59 metų, aišku, aukštą išsilavinimą turintis žmonės, bet koks įdomus aspektas, kad Europai tai yra, gal net ir galvota apie pasaulį, yra viena jauniausių publikų, žiūrint visų... Žodžiu, Europos kontekste tai yra vyresnė auditorija. Mūsų jaunesnė. Taip, turiu omeny, kad Europoje jinai yra vyresnė, Lietuvoje jinai yra. Jo, nes Europoje vidurkiai yra nuo 70 net ir virš vakarų Europą mes kalbam. Tai čia opera ir baletas ir operetės. Jo, tai šitoj vietoje mes turim pakankamai jauną ir net konferencijose stebisi, kaip mes sugebam pritraukti. Nes ir pardavimai nėra, kad, tarkim, Europos teatruose labai spindėtų, mes irgi įsiskiriam pakankamai labai puikių užpildymų salės. Tai irgi tą turim tokią tam tikrą lyderystę, stiprybę ir visi klausia, ką jūs darot. Mes atrodo nieko labai išskirtinio kažko nedarom, bet kažkas veikia pas mus, gal kitaip negu pas kitus. O yra tavo asmeninis pasvarstymas, kodėl taip yra? Gal tai kažkas, su mūsų bendrai šalies gyventojais susijęs su išsilavinimu kažkokiu, kaip tu pats savo esi atsakęs į šitą klausimą? Aš manau, kad yra gal daug dedamųjų, tai yra vėlgi ta komunikacija ir kaip prieš kažkiek metų, prieš keletą metų pasižiūrėjo teatras į vartotoją, kad jis gali būti atviras ir kad kultūra yra visiems, nes buvo tam tikras susidaręs irgi nuomonė, burbulas ir mano pažįstamų tarpe, kurie nesilankė ir būdami 35, 36, 7 metų atranda operos ir baleto teatrą dabar, nes galvodavo, taigi ten eina... Ten kažkieno kito, ar ne? Tengi tie akademikai visi eina, taip, muzikologai, kur ten opera, reikia kažkas ten salėje, nes kažkas buvo kažkada atvestas 6 klasėje į žiauriai sudėtingą operą. Ir jisai galvoja, o siaubas, aš ten nebenoriu grįžti. Ir yra tokių tikrai ne vienas, ne du žmonių, keli net mano pažįstamų tarpe, kurie sako, kad atranda dabar, bet sako, taigi ten faina, žinai, bet kažkurio momentu kažkokia buvo ar kryptis bloga pasirinkta ir jie nenorėjo, atmetimo reakcija vyko, bet turbūt, kad pakliuvo ne į tą spektaklį, kurį dėrėtų į pirmą kartą. Manau, kad čia yra, jo, kur tiesiog būna nuobodu ir tada tu nusivili ir galvoji, čia visai ne man. Tai tas truputėlį komunikacijos pasikeitimas, kad vėl mes pamėginam atvesti tą teatrą, kad vėl atsirastų tokia mada ateiti į teatrą, nes kažkada tai buvo irgi labai madingas, ten tarpukaris, taip toliau, teatras, toks tam tikras irgi... Toks must pridėti prie savęs, nes tai tam tikras irgi lygmuo, statuso. Taip, tai mes vėlgi, mes įterpiam tokį, atrodo, gal banalų ir kai kurie net kritikavo fotosenelės per premjeras. Ir žmonėm be galo patinka publikai fotosenelės. Ir jie, kai kurie net eina į premjeras ir jau girdi, kaip kalbasi, įdomu, kokia bus šį kartą fotosenelė. Ir per tokius gal paprastus dalykus mes pritraukiam tų žmonių, kurie kažkada neįdavo visai, arba net negalvoja į tą pusę, bet pamato, žiūrėk, ten kažkas eina, žiūrėk. Čia tos produktas produkte, nes turiu prisipažinti, kad mes su šeima naudojamės tą fotosenelę. Ir visą laiką būna toks, kad keičiasi ir įdomu, kokia jinai bus, priklausomai ten, žodžiu, nuo laiko ar nuo spektaklio. Taip, tai ta tokia sklaida jinai gaunasi natūrali ir žmonės domisi, o kas ten ateina, ten truputėlį parodėm irgi vienas sezonas buvo dedikuotas
užkulisiam rodėm daug užkulisinių vaizdų teatre. Ir kažkaip mes sugebėjom tą truputėlį įvesti vėl madą, eiti į teatrą, kad faina, kad tai nėra skirta tik akademiniai bendruomeniai, kurie tik profesionaliai nusimano ir žmonės atranda. Yra, kuriems gal nepatinka, bet man atrodo mūsų misija yra, kad pritraukti kuo daugiau žmonių ir ypač dabar, kai mes turim pakankamai gerą užimtumą, bet kur aš koncentruojuosi ir kur stengiu koncentruoti savo komandą, kad mes kreiptumėm dėmesį į tuos žmonės, kurie niekad nebuvo teatre ir nebijotų ateiti. Ir net vėlgi, jeigu taip jau prasiplės šią temą, tai irgi buvo viena idėja, kur dabar irgi laukiu sugrįžti mūsų tokia pabandymas tinklalaidė, kur žinomas žmogus eina su ekspertu žiūrėti operos. Ir tarkim, mes turėjom Ievą Mackevičienę žiūrėti su režisierium. Kur čia pasakoja, žodžiu, ką čia reikia matyti ir nuskaityti, kur mes paprastai žodžiais paaiškinam, kam reikalinga spektaklio programėlė. Ar verta pirkti, ar neverta. Ar reikia, kaip reiktų pasiruošti prieš einant į operą, ar reikia ten išsianalizuoti, ar ne. Tokie atrodo elementarūs dalykai, kur mums tai aišku ir gal tiems, kurie pastovi aišku, bet tie, kurie niekad nebijo, kurie niekad neėjo į teatrą, jiems kartais yra baimė, kad nežinosiu, ką ten daryti, kur ten eit, kaip čia atsisėst, o ten ar čia plot, neplot. Na, jeigu dar tas įsivaizdavimas, kad čia tų šitų protingų ir... Tai vad mes tokių irgi įtraukiam papildomų priemonių, kur kaip ir per tą video pramoginį turinį mes suteikiam edukaciją ir padrąsinimą užeit pas mus, ateit, apsilankyti. Tai kaip suprantu, žodžiu, rinkodara galvoja apie tai, kad prisitraukti vartotojų, kurie niekada nėra buvę. Ar yra kažkokios sistemos, kad, na pavyzdžiui, jūs sakote savo, kad norite prisitraukti kažkokią tai amžiaus grupę, bet tam vis tiek pagalvojate, kokie tai turėtų būti spektakliai, kokie tai turėtų būti laikai ir, na, stebite, ar jums pavyksta prisitraukti visiškai nebuvusių, ar vis dėlto nedarote tokių, kad, na, jau visą vartotojo kelią praktiškai sumastot, kad, na, va čia tikrai patiks šitas pasirodymas pradedančiajam. Kad tai pozicionuotumėm tą galbūt, kad jums reiktų pradėti nuo to ir va, tokių gal žingsnių mes tokių labai aiškių nesam, tokios gal strategijos susidėlioja. Aišku, per tam, kaip jau minėjau, tam tikras tinklalaidės mes truputėlį patariam, kur gal reikėtų ateiti, gal į kokį lengvesnį žanrą, taip toliau. Kokius spektaklius pasirinkti? Kokius spektaklius gal pirmą kartą pasirinkti. Tai mes tą užsimenam, turim, bet kas liečia jau tų gal spektaklių formavimą patį, tai čia jau gal truputėlį sudėtingiau ir čia jau virš rinkodaros jau kompetencijų iškyla, nes kaip minėjau, jau programos formuoja vadovybė, tai ar meno, ar tiesioginė vadovybė. Tai tu taip paprastai negali sužaisti, čia tą turi... Jo, kad aš negaliu pasakyti, žiūrėkit, aš noriu pritraukti tą grupę, padarykit man produktą, tai yra spektaklį tai grupai. Ne, aišku, mes irgi išsakom savo nuomonę, tarkim, nes edukacija yra vėlgi mūsų sritis irgi stipriai, tai mes įsakom, kad žiūrėkit, mes turim kūdikių koncertų ir baletą, ir muzikinius pasirodymus. Čia, kur galima su vaikučiais mažais ateiti, ar ne? Tai mes ten užpildom, viskas puiku, turim truputėlį didesniems padarę, irgi ateina žmonės, supažininam su instrumentais, muzika, irgi viskas gražu, bet neturim paaugliams. Tai po truputį kalbamės ir, kaip sakoma, tiek vadovybė ir kiti mato tą trūkumą, jie patys analizuoja. Nes tarsi atrodo, tu pratini ir paskui ateina tas amžiaus laikas, ar ne, kur kažkur įvyksta atotrūkis, paskui tikriausiai sugrįžta. Aš tai turiu asmeninį tokį įsitikinimą, kad jeigu tu vaiką nuo mažens vedi į teatrą, gal ne visada jisai supranta, bet kažkur tenai užsilieka. Ir kai tu augi, atsiranda toks didelis trūkumas ir tau norisi eiti, kažkas tave tarsi traukia. Tai va čia gal ta pradžia nuo mažų dienų yra labai teisingas ėjimas. Tas ėjimas jau, aišku, mes anksčiau būdavo truputėlį gal kitokia praktika, bet va tas sukūrimas jau tiems koncertas kūdikiams, koncertai, tie mūsų mini pasirodymai, spektakliukai. Tai ir buvo. Ir mes pasirinkom šitą kelią. Jo rezultatų, kaip sakoma, pamatysim vėliau, bet iš principo, ką mes darėm,
3, 4, 5, gal dar ir anksčiau metų, kaip ir pasiteisina. Nes, žinot, užauginti kartą irgi yra... Tam reikia įdėti pastangų. Tam reikia įdėti pastangų. Tai vat, mes tiesiog žiūrim, matom, aišku, viskas labai greit keičiasi šiuo metu. Tiek komunikacija, taip toliau priemonės, ta kaita yra, mes irgi stengiamės prisitaikyti prie to, neatsilikti nuo tų naujausių tendencijų. Bet tą kelią, jis toks pakankamai turi būti nuoseklus. Nes koks mano galėtų būti didžiausias košmaras, kad vieną dieną pradeda nebepirkti bilietų. Tai ką mes dabar stengiamės, tai galvoti vis naujų idėjų, ką dar padaryti, kad dar kažkaip įsiskirti, kad dar mūsų veidas, mūsų teatras matytųsi plačiau, kad dar daugiau sužinotų žmonių, kad vis neteitų ta diena X, kaip aš vadinu. Jo, jeigu jau ištiktų ta problema, tada jau reikėtų iš duobės kažkur išsitraukti save, o čia visą laiką norisi palaikyti, kad ta diena niekada neteitų, arba, jeigu kada nors, tai ne dabar tikrai. Jo, ir čia irgi yra toks įdomus aspektas, kad kolega iš kitos srities sako, taigi fainai, pas jūs pardavimai geri, tu turbūt sėdi savo laimingas ir darot, ką darėt visą laiką, sakau. Tai va čia ir yra didžiausia problema, kad kai yra geri pardavimai, tu tada turi sukt galvą, nes tavo kai kurios priemonių tu nebegali pamatuoti jų. Taip, tu įsileidi, tarkim, mes vėlgi pradėjom naujo sezono kampaniją, pasidarėm tam tikrą laikotarpį, įsileidom priemonės, pradėjom komunikuoti, nors realiai jau pusmetis iki sausio mėnesio buvo beveik išparduoti, ten likučių buvo, bet aš galėjau tik pažiūrėti pagal rezultatus tai, kad po sausio mėnesio pradėjo judėti pardavimai, kur buvo. Ir tada yra tas truputėlį, kad tu kartais dar ir nebegali išmatuoti, nes kaip ir tu tą sugalvojai priemonę, viskas tvarkojai, tavo priemonių planą įtraukta, bet parduota viskas. Ir tada kaip daug kanalų ir daug priemonių ir iki galo neaišku. Ir tu nežinai to efektyvumo iš tiesų. Nes taip, tu gali pasimatuoti peržiūras, gali klikus pasižiūrėti, bet tu nežinai, ar būtų tai virti į konversiją ar ne, jeigu būtų, tarkim, tas blogasis variantas. Taip. Tai jeigu yra tų koncertų, kurie kaip ten būna sunkiau parduodami, bet jie privalomi, kad teatras turėtų, tai o tuose dalykuose mes kartais pasižiūrim, kas veikia, kas neveikia ir tada tu labai aiškiai matai. Ir man kartais net atrodo, būtų geriau, kad būtų kažkiek neparduotų tų bilietų dar ir tada galėčiau aš išsimėginti. Tai vieną, tai kitą taktiką. Jo, tada pritaikytum kažkokį kanalą ir spustelį ir matai. Irgi žavesys yra, kad tu matai, kad šitas suveikia labai puikiai. Ir gali atsižymėti, kad šitas labai gerai veikia. Man žinai, kas įdomu? Man įdomu tie vienkartiniai bilietai ir jūs, man atrodo, turit narystės, ar ne? Mes turim abonementą. Abonementą. Kuris jo perkant į 5+ spektaklių gauna tam tikrą nuolaidą. Tai tokiu atveju, man atrodo, marketingas galėtų užčiuopti, žinai, kur veikia, nes tai yra ne pavienis tas pirkimas, bet tu paskatini žmogų ir tu žinai, kad tu tam žmogui tiek patinki, jis tiek tavęs nori, kad jisai yra pasiruošęs pirkti ir daugiau, kad tai nėra tik tai vieno karto apsilankimas, ar ne? Tai čia galima būtų netgi ir, žinai, kažkokį tai KPI savo pasidaryti ir matyti, kad tas vartotojų pririšimas yra ganėtinai ženklus. Taip, nes mes ir turim duombazę tų lojalių savo lankytojų, kuriems būnam išsiunčiam irgi pasiūlymus. Ir tarkim, jeigu matom, kad atsitinka 2 kart per metus su koncertu, kurį reikia, ne spektaklio koncertų daugiau, kurį reikia parduoti, daugiau pastangų, tai mes kartais net tiesiog tiems lojaliems išsiunčiam net ne nuolaidą, kartais užtenka išsiųsti tiesiog žinią, kad bus toks koncertas, taip toliau ir iškart matai postą. Tai žodžiu, turi dar ir lojalių klientų bazę. Jo, mes turim tą bazę, kurie susideda iš tų, kas abonementus perka, jie užsiregistruoja, užsiprenumeruoja mūsų naujienlaiškį, tai mes juos turim ir jie pakankamai aktyvūs ir naudingi, nors vėl čia. Kažkurio metu jau atrodė, kad tie naujienlaiškiai visiškai nueis, bet kai atsiranda tie lojalūs, taip toliau. Jiem patogu gauti informaciją. Šiaip iš tikrųjų, jeigu iš tikrųjų tas vartotojas yra lojalus, ne dėl to, kad mes jį pavadinom lojaliu ir įdėjom į lojalumo bazę, čia kaip dažnai labai atrodo, kad vieną kartą nupirko, jau papuolė pas mus į kažkokią duombazę ir mes jį lojaliu vadinam. Bet jeigu jisai iš tikrųjų yra lojalus ir jisai tave myli, mėgsta ir laukia, tai jie labai laukia tų naujienlaiškių ir prenumeruoja ir reaguoja.
Tai čia galiu tik tai pastiprinti. Bet aš taip suprantu, kad yra B2C, ar ne, klientai, tai yra, na, tie pavieniai bilietai, abonementai ir plus B2B klientai, kurie irgi tikriausiai abonementus kažkokius turi. Ne, jie neturi abonementų, jie jau perka tokį grupinį. Į vieną pasirodymą. Jo, į vieną, tarkim, ten aš dabar bijau sumeluoti, ar ten 10 ar 15 bilietų. Taip. Ir tada jie gauna tam tikrą nuolaidą perkant daugiau. Tai žodžiu, čia kiekio nuolaida, tokia kiekio B2B. nuolaida. Ir vėl čia va truputėlį tas, kaip minėjau pradžioje, įsiskiria, kaip ir turėtų rinkodaros dalis ir kaip palenda po rinkodaros skėčių, bet yra jau atskiras skyrius, žiūrovo aptarnavimo tarnyba, kurie turi kasas ir fizinės, ir turi pardavimo administratorę, kuri irgi, kaip sakoma, dirba su tais jau verslo klientais ir siūlo. Tai tokios opcijos nėra, kad, pavyzdžiui, tarkim, įmonė X galėtų ten sezonui išsipirkti, pavyzdžiui, ten, kažkiek vietų, ar ne? Tai būtų teatrui nelabai patogu. Jo, nes iš principo... Gali tuščios vietos likti, kas būtų negražu. Taip, iš principo gali likti tuščios vietos. Kitas dalykas, pakankamai brangu būtų įmonėms, nes jeigu visam sezonui, tarkim, kai būna arenose ložės išsiperka. Tai va aš dėl to, žinai, ir klausiu, kaip galvodama iš karto apie atitikmenį. Jo, tai nelabai pavyksta pas mus, nes pas mus tų ir spektaklių renginių net daugiau susidaro ir ta kaina turėtų būti labai nemenka. Ženkliai tokia. Jo, ir dažniausiai vėlgi, jeigu žiūrėtumėm arenų, tai tada ant tų ložių atsiranda užrašai tam tikrai, kur mūsų pagal architektūros paveldą negalėtų būti. Yra ribojimų tam tikrų, kur mes suvaržyti, mes kartais norisi dirbti kaip komerciškų pagrindų, bet tiesiog mes negalim, nes mūsų paskirtis yra truputėlį kita. Ir steigėjas tas, kur komercijos nepadarys. Jo, tai tas yra irgi momentas. Aišku, mes turim ir suvenyrų, kuriuos parduodam. Ir ekskursijos viskas yra kaip ir parduodama ir atkeliauja į teatro krepšelį ir mes dalį lėšų po to galim naudoti. Tas yra džiugu, bet visiškai komercializuot, tarkim, tų erdvių teatro pozicijų, nes kartais klausia žmonės, gal galima pas jūs reklaminės pozicijas, aš sakau, jūs galite tapti rėmėjų ir turėsi tam tikras pozicijas. Na, tai čia bilietų tikriausiai nugarinės dalys. Taip, yra leidiniuose, mūsų programėlėse, yra lenta, ten tam tikros įskirtinės, mes įtraukiam į viešinimą, tai tas, kaip sakoma, yra, bet turite tapti teatro rėmėjai. Tai vat kartais irgi jie kažkaip, mes rėmėjais nenorim, mes norim išsipirkti vietą. Sakau, pas mus nėra, kad jūs galite įsipirkti. Sakau, ką aš jums galiu pasiūlyti, tai mes turim Bravissimo žurnalą, kuris, tarp kitko, šiemet švenčia 20 metų. Ir sakau, ten jūs galite įsipirkti reklaminį maketą, bet sakau, manau, net tas jūsų yra tikslas. Na jo, nes dažniausiai verslas jisai ateina iš kažkokių kitų sričių, kur ta galimybė yra ir manau, kad gerai, kad yra sritis, kur tiesiog negali, ar ne, nes jos yra susijusios su kultūra, saugomos, prižiūrimos ir jeigu taip nebūtų, tai tada daug dalykų galėtume komercializuoti. Ir tada, užbaigiant, žinai, apie tą būtent šitą dalį pasirodymus, minėjai, kad vartotojų tas visa kelionė, kai jie įeina ir išeina, yra kitos skyriaus atsakomybė, bet minėjai, kad edukacija yra taip pat ir jūsų atsakomybė. Mano klausimas yra užkoduotas mano asmeninės patirties ir visada kylančių tokių klausimų bendrai apie teatro etiketą. Vartotojų elgsena keičiasi labai teatro metu, tai, kas buvo priimtina ir kokios taisyklės buvo viena, dabar tos taisyklės keičiasi. Kyla klausimas, kas yra teisus, žodžiu, ar turėtumėm vis dėlto tų ankstesnių taisyklių laikytis, ar vis dėlto labiau jas praplėsti, konkretizuojant. Tai yra fotografavimas, filmavimas pasirodymų metu, kada reikėtų ploti, kada nereikėtų ploti, koks vėlavimas yra normalus, jeigu tu vėluoji, ką tada daryti, ar gali ten pusę eilės pakelti. Ta prasme, vartotojas keičiasi. Ta aš galiu pasakyti tiesiog iš savo patirties ir man tada kyla klausimas, ar pas ką pakrenta šitas daiktas ir ar iš vis apie tai yra galvojama, nes vartotojų pasitenkinimas yra ir kas čianai vyksta ir kartais tas pasitenkinimas gali nukentėti tiesiog dėl kitų žiūrovų, ne dėl paties teatro. Tai vat,
kas tas taisyklės nustato, kas turėtų jas plėsti, didinti jų žinojimą ar ne, o gal visai jau nebesvarbu tos taisyklės ir teatrai tiesiog keičiasi ir tas liberalizavimas, tarkim, vartotojo, ką jisai daro tenai viduje, yra labai normalus ir pasauliniu mastu. Čia tokį labai sunku. Jo, čia daug, bet aš pamėginsiu išskaidyti ir truputėlį paaiškinti. Gerai. Tai jo, vartotojų elgsena, aišku, keičiasi, bet tam tikras taisyklės teatras vis dėlto privalo išlaikyti. Ir tai susiję ir su vėlavimais, ir su fotografavimais, ir filmavimais. Atrodo, mes dabar persikeliam į tą platformizacijos erą, kur atrodo fotografuoti ir filmuoti yra norma, taip toliau. Bet teatras, kai rodo kūrinius, jis ne dėl to yra draudžiama fotografuoti ir filmuoti, kaip sakoma, tas pasakymas prieš kiekvieną mūsų spektaklį, bet yra dėl to, kad yra tam tikros sutartys su kūrėjais, kur teisės kūrinio yra išimtinai tik rodymai perduodamos ir ribojimai atsiranda dėl to, užtat mes ir prašome, tai čia yra vienas dalykas, kai atsiranda tie teisiniai reguliavimai sutarčių su kūrėjais. Kitas dalykas trukdymas kitiems žiūrovams žiūrėti, nes, čia nėra koncertas gal būtų kitaip, bet tai yra tam tikras kūrinys meno, tai būtų ar opera, ar baletas, kur kartais reikia ir susikaupimo, ne tik žiūrovui, tai čia vienareikšmiškai ir žiūrovai kartais turi susikoncentruoti, susikaupti ir jiems pašaliniai gali bliksėjimą ekraną trukdyti, bet net ir solistams, aktoriams, šokėjams, šokantiems irgi reikia tam tikrų yra momentų jautrių, kur būtų jie išblaškomi tokių dalykų. Tai va, tai čia yra dalis tradicijos ir kuri iš dalies dar, manau, ilgai nesikeis. Tai jeigu mes čia kalbėtumėm apie fotografavimą ir filmavimą. Dėl plojimų, atsiprašau. Dėl plojimų yra truputėlį paprasčiau. Mes nesam filharmonija, kur galbūt nepriimtina tarp dalių ploto. Mes esam vis dėlto spektaklis ir tiek po kiekvienos arijos geros atliktos ar baleto solisto, kuris puikiai sušoko, tai yra normalu, kad publika ploja ir mes nesam kažkokių taisyklių įvedę ar ribojimų ir tai pas mus priimtina. Yra kai kuriuose šalyse truputėlį gal kitaip, nes pas mus publika, ko kitur gal nedaro, irgi toks įdomus faktas, ploja dažniausiai atsistoja. O užsienyje ar vakarų Europoje tai būtų labai retas atvejis, turbūt net dažniausiai taip net nebūna, o pas mus kažkaip mėgsta aploti. Ir tai, aš nemanau, kad tai yra blogai. Jeigu žiūrovas atiduoda tam tikrą pagarbą, jam įspūdį gerą paliko, tai kodėlgi ne. Bet yra, tarkim, čia irgi išskirtinis mūsų toks bruožas publikos, kad jie dažnai atsistoja, ploja, kas kitose šalyse, tai nebūtinai tai bus. Ir tai nereikš, kad buvo blogas spektaklis. Tai bus irgi geras, puikus spektaklis, bet tiesiog, taip yra priimtina. Taip. Pas mus Lietuvoje ir lėktuvai nusileidus ploja. Dabar jau labai retai sutinku, iš tikrųjų tokia išimtis iš taisyklės. Bet buvo. Jo, manau, kad tam tikri čarteriniai reisai kažkur, žodžiu, tai esu tokį užtaikęs, bet šiaip labai retenybė. Bet aš žinai, ko bandau išklausyti, nes kalbam apie tai, kad vartotojai yra labai skirtingi, yra ir labai edukuoti, ir yra tie, kurie atėjo pirmą kartą. Ir dabar, jeigu kažkas planuoja ateiti pirmą kartą ir sako, nei tų taisyklių nežinau, nei ten kažko nežinau, ar teatras turi kažkokią vietą, kur yra tos bendros etiketo taisyklės, pavyzdžiui, ar yra svarbi apranga ar ne, ar vis dėlto, žmogus turėtų apie tai pagalvoti, ar ne, ar, tas plojimo momentas, ar ne, jūs sakote, gerai, šiame teatre galima ploti po kiekvienos arijos, ar ne, ir žmogus tada žinotų, jam labai patiko, jisai džiaugiasi, viskas yra gerai, nesižvalgo, žinai, ir nesijaučia nepatogiai. Ar yra kažkokia vieta, kur žmogus galėtų pasiskaityti? Ne, tokios konkrečios vietos nėra, bet mes karts nuo karto padarom tam tikras kampanijas, jau iš komunikacinės pusės, nes mes turėjom vieną kampaniją Black Tie, kai raginom į spektaklius premjeras puoštis ir žmonėms eit pasipuošusiems.
ar tam tikras etiketo taisyklės, mes tiesiog išleidom ten straipsnį, paviešinom tokį truputėlį kitokį prieimą. Tada mes turėjom irgi vieną kitą dalį kampanijos apie kvepinimas. Atrodo paprastas dalykas pasikvėpinti, bet ne visada žmonės susimasto, jo gali trikdyti kitą šalia sėdintį žmogų. Tai vėlgi net padarėm apie tai straipsnį, išleidom. Tai mes karts nuo karto grįžtam prie to ir kaip minėjau, kaip elgtis, tai nėra gal tos lentos pas mus, ar kur būtų labai trumpai ir aiškiai koncentruotai surašyta, nors gal reiktų pagalvoti apie tai, bet mes, kaip ir minėjau, tai padarom tinklalaidę, kur paaiškinam tam tikrus step by step, kaip ateiti į operą, step by step, kaip ateiti į baletą. Tai mes tų padarom tokių gal netiesioginių, kad prašom ateikit pasiskaitykit, bet per tokius kitokius truputėlį vingius, kur iškeliam diskusiją, padiskutuoja ekspertai, kaip turėtų rengtis, kaip neturėtų rengtis, kaip priimtina ir kaip teatras rekomenduoja daryti. Tai mes tuos tokius darom ir esam nusimatę, kur karts nuo karto mes išeinam ne su žinia apie naują spektaklį ar kūrinį, bet su tokiu edukaciniu patarimu, kaip apsilankyti operą. Aš, žinai, turiu pripažinti, kodėl aš klausiu, čia, žinok, labai mano asmeninis toks pasvarstymas po ne vieno spektaklio, žinai, kad aš tikrai labai norėčiau ir pati pasistiprinti tam tikrose žiniuose, nes kai kur gal man atrodo, kad yra vienai, bet yra visiškai kitaip, tą, kad tu sakai, tarkim, po kiekvienos scenarijos galima paploti ir panašiai, tai padėtų man suvokti, ar ne, ir aš kiekvieną kartą mąstau, žinai, kad, žmonės perka bilietus elektroninius, gal ten yra vietos. Čia, ta prasme, tiesiog su tavim šneku kaip marketingistas su marketingistu, labai konkretų tokį pagaudamą kaip vartotoją, žinai, kad man tikrai būtų, man pačiai būtų labai naudinga, aš ir savo vaikam duočiau pasiskaityti, kokios yra tos normos, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Pasaulis nėra idealus, bet mes kažko tai siekiam, ar ne, kad tiesiog žinoti. Tai čia pasidalinu tiesiog, žinai, kad man labai įdomu, nes tarp spektaklių žmonės labai mėgsta paragauti karšto šokolado, kas yra labai normalu, bet dažnai nusigastų, kad manęs neišteptų, nes žmonės dabar jau pradeda nešioti su savimi maistą ir kiekvieną kartą aš stengiuosi, taip, žinai, nebevaikščio to ratą, nes bijau, kad tiesiog mane išteps. Tai čia, pasidalinu. Tai gal tiesiog, tai yra normalu, žmonės keičiasi, teatras keičiasi ir viskas čia yra gerai. Tai čia jokių būdų nepriekaištas, žinai, bet, toks pasidalinimas savo tokio įspūdžio, žinai. Tai ir labai puiku, nes tokios patirtis mums leidžia po to galvoti, ką galbūt reiktų pakeisti. Ir labai gerai, kad net paminėjai tokį dalyką, nes aš net nesusimaščiau, nes aš dažniausiai būnu kitoj barikados pusės, kad galima vaikščiant įsitep šokoladu. Man atrodo, nebent valgysi, užtikš, kad pasirodo net einant, kiti vaikšto, neša kitiems žmonėms, sėdintiems, senjoram ir panašiai. Ir aš kiekvieną kartą, žinai, aš ateinu visada labai pasipuošus, man tai yra didelė šventė ir aš tada sakau, kažkaip tai stengiuosi laviruoti, bet jau senelės tai jau yra mūsų topas, čia labai užskaitau. Beje, kas priema sprendimą dėl sienelių? Ar tai yra marketingo kažkoks įdirbis, ar vis dėlto tai yra kūrybinės komandos? Tai yra marketingo mūsų darbas, tiksliau aš dažniausiai pasikalbu su kokia scenografija ir mes nusprendžiam, kokią mes idėją padarom ir tada jau, aš kažkaip nežinau, kodėl, bet aš ją užsiėmę šitą projektą daryti, tai iki šiol aš kažkaip dažniausiai ir kuruoju tą dalyką fotosenelės, tai, aišku, mes ėmėmės daugiausiai į spektaklio idėjų, bet irgi jau sakiau, jau reiks dar kažkaip kitaip, nes jau pabodo mums jau tas toksai paprastesnis, nors kiti sako, oi, čia labai fainai, bet kažkaip norisi dar kažkokią kitokią judesio, tai čia aš jau tuo užsiemu dažniausiai, nežinau kodėl aš, bet šitą aš kažkodėl kuruoju, turbūt nuo tos tradicijos. Žinai, kažkas turi savo tokią didelę meilę, nes aš tikrai galiu pasakyti, kad kai kylu tais laiptais, žinai, į viršų, aš visą laiką man įdomu, kokia dabar sienelė bus ir kiekvieną kartą tu pamatai ir galvoji, kaip gerai, kaip įdomu ir Rafeinė apžiūri, jinai tokia nemonotoniška, dažnai būna, kad iš skirtingų pusių dar skirtingai atrodo. Žodžiu, jo, tas yra, mes vėl
čia kiti kartais irgi sako, nu, nes mes turim ir tą akademinę bendruomenę, kurią labai gerbiam ir kurie eina, bet kuriems gal ta senelė ir nėra priimtina, bet nu, vis tiek mes matom, kiek žmonėm tas suteikia tam tikro džiaugsmo, žavesio, tą šventiškumą tokį parodo, kad nu, ateina kaip iš šventę tokį. Ir vis tiek būna susijęs su kažkokia tema, jis tai nebūna šiaip iš kažkur ir tu galvoji, koks įdomus tas įgyvendinimas. Jo, tai mes tą ir mėginam, kad kiekvienai premjerai mes ruošiam vis naują senelę. Ir kai mes turim premjerą, pas mus teatre vyksta tuo metu ir šventė tam tikra, tai mes ir stengiamės tą šventę pertikti ir žiūrovui. Ir tada žiūrovas irgi galvoja, nu, bus fotosenelė, jau gal reiktų užsidėti ir švarką, gal jau reiktų truputėlį kitai. Tai vėl per tą tokį netiesioginį siūlymą mes šiek tiek jį pareigojam, truputėlį gal kartais puošniau apsirengti. Ir tada tokia bendra aura kūrėsi irgi gražiau, nes net ir pastebim patys, kad žmonės tikrai pradeda vis labiau puoštis ir nu, tas smagu. Nu, nes norisi tų vietų, žinai, mes daug kur einam tikriausiai labai buitiškai apsirengę, mes tiesiog atsipalaidavome ir į darbą supaprastėjo mūsų apranga, jeigu nėra kažkokio tai reglamento, kad būtinai kažkaip atrodyti. Ir tada, o tai kur pasipuošti, žinai, ir aš kaip pagalvoju, nu, su kokia vakarinė suknelė, tu niekur daugiau neišeisi. Nu, čia moteriai, žinai, gal vyram nėra tiek svarbu, bet moterim, nu kur, nu, žinai, išeisi su kokia ilga vakarinė suknelė, atvirais pečiais, žinai, į restoraną, nu, kreivai žiūrės, o į teatrą nuėjus, tu visai gali gerai jaustis. Edukacija. Kas pakrenta po šitą jūsų atsakomybę? Jo, tai čia iš tikrųjų labai pakankamai svarbi atsakomybė, tai net mano ta vizija yra ties, kuria dar dirbu. Mes turėtume įsiskirti edukaciją mūsų lankytojams, edukaciją mūsų patiems artistams. Irgi reikalinga edukacija, tam tikra tiek solistams, tiek baleto, tai yra traumų prevencija, balso niuansai, plus edukacija profesionalams. Ir vat mes irgi, kaip minėjau, prieš tai organizuojam nemažai tų renginių rinkodarą. Tai va, tarkime, spalio mėnesį turėsim tarptautinį balso simpoziumą, ne teatras kūrė, žmogus kūrė balsą, kur kalbės įvairių sričių ekspertai, medikai, profesionalai apie balsą. Kaip jį reikia prižiūrėti, kaip jį reikia puoselėti, kokius pratimus atlikti, taip toliau. Ir toj visos dienos konferencijoje pas mus sudalyvaus virš 300 žmonių. Ir jinai visiškai nemokamai, nes mes rėmėjų lėšom pasidengiam savo kaštus, bet mes sukviečiam lektorius įvairius nuo medikų, nuo psichologų, nes irgi psichologija veikia balsą, iki žinomų dainininkų, darom diskusijas, iš užsienio lektorių atvažiuoja. Ir mes sudėliojam visą programą, kur grinai kalbam vien balso tema ir apie balsą. Tai tą tokį, ir tai neliečia tik operos solistus, čia jau net įsiplečiam į džiazo atlikėjus, į kitus dainininkus. Klausyk, apie balsą. Žinau, jūsų tikslinė auditorija, gal nebūtinai jūsų, bet man labai suklikino dėstytojus ir mokytojus. Nežinau, kiek mokytojams, bet dėstytojams pasidalinu. Kai prasideda mūsų sezonas ir mes pradedame dėstyti, tai pirmas mėnesis yra kažkas baisaus, žodžiu. Nes tikrai tas balsas būna staigiai apkraunamas ir su skausmais, žodžiu, daug kas kankinasi ir panašiai. Ir šitų kompetencijų, ką daryti su balsu, dėstytojai neturi. Tai jeigu jūs galvosite apie tai, kad kažkas dar galėtų prisijungti, turėkit minty, kad dėstytojams šitos žinios yra be galo svarbios ir reikalingos. Tiesiog pasidalinu, nes, atrodo, žinai, dainavimas tai yra susijęs su būtent žmonėmis, kurie naudoja savo balsą dainavimui, bet ir su tais, kurie naudoja šnekėjimui. Ir ypatingai daug valandų, žinai, nes būna ir 3, ir 4 paskaitos be sustojimo ir tu net nežinai, nei kaip tą balsą atpalaiduoti, nei kokios technikos yra, nei nieko. Tai, tiesiog pasidalinu, žinai, kad su balsu turim iššūkių.
Tai aišku, be to mes dar turim kitą irgi tokį renginį, kurį atgaivinam, anksčiau teatre vyko, tai tarptautinė kritikų konferencija atsirado. Ir mes jau turėjom, kai iš Italijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Latvijos susikviečiam kritikus. Ir čia ką mes norim padaryti, kad skleistumėm edukaciją truputėlį ir ugdytume Lietuvos kritikus. Nes jų tikrai yra nedaug, o naujos kartos mažai užauga ir mes norim kurti. Ir tai ne tik apims kritiką, tai apima tam tikras temas ir scenografiją. Ir mes truputėlį net ruošiamės išsiplėsti, kad mes ugdytumėm ir tą tokią kritikų auditoriją, scenografų, kad teatras taptų tokiu truputėlį kultūros, edukacijos centru, ne tik žiūrovui, publikai, bet ir profesionalams. Ir tokie tam tikri edukuojantis namai, galbūt galima taip pavadinti. Tai yra dar vienas toks ta kryptis ir jų mes tikrai norim išsiplėsti ir su baletu, kad atskirai būtų judesių, šokių atsirastų planuose ir galbūt mes dar įgyvendinsim, ten yra keli niuansai jau šį sezoną. Ir tada mes turim edukaciją, kas liečia paprastas ekskursijas. Tai ekskursijas, kur žmonės gali ateiti grupėmis ir mes dar įvedėm tokį jau naujovę, kas užsienį buvo populiaru, pas mus ne, kad galima savaitgaliais pavieniai žmonės ateiti 1-2, nusipirkti bilietą, susidaro grupę, ko niekad neturėjom ir kas buvo pakankamai problematiška, nes galvotam, o gal nesusidarys tos grupės, gal neateis, tai kaip tada su vienu žmogu. O kur čia ieškoti, žinok, nes aš nesu apie tai girdėjusi. Mūsų operos tinklapyje galima ateiti ir nusipirkti, yra jo padaryta. Tai čia mes įvedėm praeito sezono gal antroji pusė tokį naują ir puikiai pasiteisino ir mes savaitgalius išparduodam pavieniam ekskursijam ir turi galimybę žmonės, kurie, sugalvoja tiesiog savaitgalį nueiti į ekskursiją po teatrą. Labai įdomi pramoga šiaip. Tai vėl, ir mes dar ten galvojam papildomų visokių dalykų, kur teminių ekskursijų daugiau jau įvedinėjom po trupinį ir teminės, kurie gal jau buvo pirmą kartą pas mus teatre su ekskursija, bet jau susipažino su tais pagrindiniais, bet yra jau atsiranda teminės, kur, pavyzdžiui, apie tam tikras nematytas teatro vietas, pasikeitimus, ten prie architektūrą daugiau. Ir mes dabar jų dar daugiau įnešim, kad būtų ir teminių, kad žmonės galėtų ir 3, 4 kartą sugrįžti ir atrasti kažką naujo vėl. Tai yra ekskursinė dalis, tada mes dar turim edukacinę dalį, tai yra mūsų išvažiavimai į regionus. Čia mūsų rinkodaros skyrius dirba truputėlį kitaip, nes mes daliname su prodiuseriais, mes vadinam juos vidu, bet tai yra renginių ir gastrolių organizavimo skyrius, jeigu teisingai pasakiau pavadinimą jo. Tai jie irgi dalį tų išvažiavimų į regionus daro, bet mes galbūt darom tuos jau truputėlį mažesnius projektėlius, kurie skirti mokykloms, tarkim, ar Molėtus važiuojam, ar į kitus mažesnius miestelius. Tai ir dar šitą mes dalį irgi kuruojam, kas, irgi tai mes turim iš principo vieną žmogų, rinkodaros projektų, edukacijos ir rinkodaros projektų vadovė, kuri šią dalį kuruoja. Tai čia dar ta tokia yra dalis. Ir aišku, ta kita edukacija, kur mes einam per komunikaciją, tai irgi mes ją galim drąsiai vadinti edukaciją, nes tiek straipsniai, tai kažkokie leidiniai vėlgi yra tam tikra edukacijos sudėdamoji dalis. Tai pas mus rinkodara pakankamai stipriai susijusi. Sakyčiau, edukacija jūsų labai tokia įvairialypiška ir ganėtinai didelė dalis. O kaip su leidiniu? Taip, tai prie redakcijos, prie iki mūsų mini, kaip aš sakau, leidyklos. Nežinai ką, pašnekėkime apie tą leidinį, o tada pakalbėsim apie tavo komandą, nes aš taip suprantu, kad komanda dar yra suskirstyta priklausomai nuo produktų. Kad tiesiog, žinai, tą krepšelį suvokti ir... Jo, tai dabar mes apie net ne leidinį, o leidyklą pakalbėkime, manau. Gerai. Nes pas mus mes turim teatras 20 metų, kuria, leidžia žurnalą Bravissimo, kur yra įvairios naujienos apie mūsų solistus, apie kai kuriuos šiaip žinomus kultūros veikėjus. Žodžiu, visas teatro gyvenimas plačiau. Jo, yra teatro gyvenimas ir net plačiau truputėlį, ne tik teatro.
Tai mes jį leidžiam jau 20 metų ir šiemet kaip tik buvo 20-asis, startavom sezoną su 20 sezonu šio žurnalo. Tai mes jį leidžiam, dažniausiai būna 4 kartais 3 numeriai per metus. Kad tam tikrų naujienų reikia, kad susikauptų, kad būtų ką pasakoti ir kad nebūtų jisai labai plonas. Tai čia yra tik ta viena dalis. Be to mes kasmet išleidžiam po sezono knygą, kur to knygoje rasi visą sezoną ir su aprašymais kiekvienai spektaklio, net ir kai kur solistai, kurie dalyvaus tam tikruose spektakliuose ar koncertuose, tai tokia irgi, tokio storio nemaža knygelė gaunasi. Tai mes išleidžiam ją. Be to mes per metus, per sezoną, nes aš vis maišausi man tie kalendoriniai metai ir sezonas, tai per sezoną išleidžiam dar 4 premjerinius leidinius, yra programėlės, kurios irgi yra, apimtis 120-100 puslapių, kur, nėra jau tokia labai jau maži leidinukai, tai mes 4 išleidžiam tokius leidinukus, kurie yra premjerams skirti, nes mes dažniausiai per metus turim 4 premjeras. Be to, mes turim perleisti kai kuriuos leidinius, kai grįžta spektakliai seniau rodyti, tai mes vėl turim redaguoti, pertvarkyti ir perleisti naujas programėlės. Be programėlių mes turim koncertus, kur leidžia mažesnės brošiūras. Ir jų būna per metus vėl, jeigu tai pasižiūrėsi, kokie 5-6 brošiūros lankstukai, bet jie irgi susideda iš ten puslapėlių, tai vėlgi užima tas darbas. Tada mes turim spec leidinius. Pernai turėjom pastato 50-metį leidom knygutę, šiemet turim baleto 100-metį, kur vėl leidžiam knygą albumą. Ir mes turim tai visam sezonui, tokių leidinių, neskaitant aš jau ten apie lankstukus, repertuarą, ten kitus niuansus, kur mes turim ten vidinius, gal neišeina į publiką. Tai, tas toks krūvis tai mūsų leidiklėliai pakankamai nemažas yra ir aišku, leidžiam visą laiką 2 kalbom, lietuvių anglų. Tai čia dar vienas dalykas. Tai mes tokį, kaip sakyčiau, turim pakankamai nemažą, net dabar galvoju, ar nepamiršau dar ko nors, bet tokie pagrindiniai leidiniai, tai pas mus dėžėm paletėm keliauja, būna iš spaustuvių, šitie ir aišku, tai žmonės nusiperka programėlės, ten lankstukus kai kuriuos koncertų ten mažesnės apimties dalinam, bet tą turi padaryti žmonės ir sudėti informaciją, biografijas, aprašus, išversti į anglų kalbą, viską suredaguoti, sumaketuoti, atiduoti spaustuvę ir taip toliau. Tai čia ta tokia mūsų mini redakcija. Aš tai žinai, pradžioje nepagalvojau, bet manau, kad jūs turite dar vieną produktą, tai patį teatrą, kaip produktą. Turiu omeny, kad kai reikia jį viešinti, tai jūs ne gabalais tikriausiai tą darote, kad čia leidykla čia tas, bet dar jisai visas kaip vienas vienetas dar kaip produktas gaunas. Tai mes ir stengiamės galbūt daugiau tą kaip vienetą pristatyti ir pozicionuoti mūsų prekės ženklą, kas yra tas teatras vis dėlto. Tai iš principo ta visuma ir yra. Tiesiog aš gal išskaidau, kad supras tą apimtį tokią. Taip, nes iš tikrųjų aš net nebūčiau pagalvojus, kad be pasirodymų dar yra toks didelis baras ir tai, kad tu apie tai pasakoji, yra be galo įdomu. Šiaip ir manau, kad labai vertinga, informacija suvokti, kiek daug yra, pagalvojam, taip švietimas. Gerai, teatro švietimas, bet čia pasirodo didelis gabalas toksai, kurį jūs darote ir tai yra nuostabu. Kiek žmonių daro, tu sakei 13, teisingai pamenu? Taip, aš 13 žmonių. Taip, papasakoti. Jo, tai apie komandą. Apie komandą, tai iš principo, aš esu tarnybos vadovas, stengiuosi vadovauti, tikiuosi gerai vadovauju. Čia jau neįsiplėsim, bet be to, be manęs yra, gal pradėkim taip, važiuokim nuo projektų vadovų, tai yra 2 projektų vadovai, vienas dirba pusę etato, kitas dirba rinkodaros projektų vadovai. Kitas dirba pilnu etatu, tai jų kompetencijos yra įvairūs filmavimai, jau tie organizaciniai tokie dalykai, tam tikrų
irgi vis tiek mes kartais įsiskaidom tais projektėliais, kad tam tikro tai renginio viešinimo, tam tikros dalys sudedamosios, kurias įgyvendinti, aišku, aš dažniausiai atiduodu, kad mes naudosim tas priemonės, turėtų būti tokie susitarimai ir jie keliauja daro, tai yra dar vis tiek mes esam biudžetinė įstaiga, jie tvarko mūsų viešuosius pirkimus. Nes kas ateina ir iš privataus sektoriaus dirbti pas mus, tai dažniausiai apstulta, kiek popierizmo turim ir vis dėlto mes turim įtvarkytis ir Nes tai yra tiesiog, tokia sritis, taip jūs kontroliuojami. Čia jo, tai ta dalis irgi jiems jau tenka pagrindė ir jie su tuo tvarkomės. Turime vieną socialinių tinklų projektų vadovę. Čia visų turi minti. Jo, kuri administruoja tiek mūsų teatro tinklapį, tiek visus mūsų socialinius tinklus ir jinai ir kūrybina pati, ir tarėsi, dėliojamės. Ir jinai tokia ir pakankamai savarankiška, bet jinai jau jos dispozicija yra visi šitie reikalai ir jinai tvarkosi. Svetainė ir socialiniai tinklai. Labai puikiai tvarkosi. Ir aišku, jeigu atsiranda dar papildomų tokių projektų, tai aš jau jų neskaitau, bet tokia pagrindinė atsakomybė gal būtų ta. Tada mes turim edukacijos žmogų, kuris atsakingas už grinai tas programas, kurios išvažiuoja. Tarkim, maži spektakliukai išvažiuoja ten į Kaišiadoris, į Molėtus, taip toliau. Tai jinai ir už pardavimą tą dalį, nes nėra, kad mes netlygintinai būna atveju, bet dažniausiai mes važiuojam už tam tikrą atlygį, kad galėtumėm įsilaikyti, nes mes norėtumėm labai važiuoti, bet vis dėlto mūsų irgi ribotas galimybės ir finansavimai, o tai reikalauja papildomų išlaidų, tai jinai užsiema tuo ir inicijuoja naujų tokių programų kažkokių sukūrimo. O kas irgi labai įdomu, kad tarkim, su jie sugalvojom vieną, kad padarysim tokį vaikišką spektakliuką mūsų raudonoji foje, bet autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikams skirtas. Ir mes su jie tokius projektus ir stengiamės sugalvoti, kad kaip edukuoti dar kitaip. Tada turim kitą edukacinių projektų koordinatorę, kuri veda ekskursijas. Tai jinai tiesiog yra atsakinga, jinai pas mus pastoviai veda ekskursijas ir per dieną 3 ekskursijos mažiausiai beveik. Žodžiu, teatras žino, kaip nulupta nuolykė. Jo, ir jinai veda ekskursiją ir mes be to dar net papildomai samdom tam tikrus gidus, kurie dar veda dar papildomai, nes norinčių yra tiek daug, kad mes su vienu žmogum nesugebam įsisukti. Tai mes turim dar papildomai samdomų porą žmonių, kurie dar padidina tą kiekį ir pasiūlą mūsų ekskursijų, bet jie nėra etatiniai, mes turime etatinę vieną. Tada turim atstovę spaudai, kuri bendrauja su žiniasklaida, pranešimų spaudai rašo, toks kaip ir komunikacijos žmogus iš dalies. Taip. Tada mes turim 2 redaktorės, kuri yra viena vyresnioji redaktorė, kuri kuruoja gal daugiau jau atidavimus į spaudą, tą lietuviškąją dalį, ir turim kitą redaktorę, kuri yra mūsų žurnalo redaktorė, bet kartu yra anglų kalbos vertėja. Tai jinai leidžia mūsų žurnalą ir atsakinga už žurnalą ir tada kitų leidinių vertimus į anglų kalbą. Bet mes turim 2 redaktorės, tada mes turim savo fotografą. Nes pasakysiu kodėl, nes atrodytų gal geriau pasisamdyti, bet yra labai specifinis žanras spektakliai ir mes fotografą turim, kuris geriausiai, nemeluosiu, Lietuvoje gali nufotografuoti spektaklius. Jis turi tiksliai žinoti, koks kadras yra svarbus ir panašiai. Ta prasme, jis kontekstą turi suprasti, tu negali bet kokio žmogaus paimti. Taip, esmė, kad sunkiau gal fotografuoti baletą, kur užtaikyti kadrą, kai yra koja tinkamai pozicija, tinkamai patempta. Bet kai tu turi vidinį žmogų, tu žinai, va dabar. Jo, bet yra ir per praktiką tas įgyjama, bet kitas labai svarbus aspektas, kad fotografas turi labai gerai perteikti ir apšvietimą, kad jis nuotraukoje nepakistų. Taip. Tai vad mes turim irgi pas save fotografą. Tada turim vadybininką, kuris kuruoja užsakymus spaudos, turime kai atvažiuoja, išnešioja mūsų programėlės, kad turėtų žiūrovo aptarnavimo tarnybos darbuotojai, kurie prekiauja tom programėlėm. Taip. Kad turėtų, jis pasirūpina plakatų iškabinimais, taip toliau teatro erdvėje, tai mes turim tokį vadybininką, per kurį ten užsakom ir kažkokios reprezentacijai skirtas prekes ir toliau.
Tada, kas dar pas mus liko, paskaičiuokime, turim archyvarę. Jinai ten nepilnų krūvių dirba, bet mes turim archyvarę, nes mes esame įpareigoti archyvuoti tai tiek programėlės, taip toliau. Plius mes turim labai daugybę jubiliejų, kuriuos turim paminėti. Tas apvalės sukaktis tam tikrų nusipelniusių solistų ar kūrėjų. Jinai seka viską, žodžiu. Taip, jinai seka, sužiūri, jinai ruošia pas mus parodus. Matėte, pas mus vitrinose yra tokios parodėlės, tai vat jos dispozicija yra ir tos parodų. Jinai visą mūsų archyvą kuruoja, kas liečia tiek viešinimo medžiagą, nes jeigu mes išleidom programėlę, mes turim atidėti 10 vienetų į archyvą. Jeigu mes išleidom plakatą, mes turim atidėti, kad būtų ir archyvui plakatas ir tas turi nugulti ir mes negalim taip pat paimti ir išmesti. Toks reikalavimas. Kad pasibaigė, bet yra prievalė. Tai mes turim tokį žmogų. Perbėgu mintyse ir nieko nepamiršau. Tada mes dar turim, vėlgi, čia prie rinkodaros tarnybos priskirtas švieslentės redaktorių, bet iš principo tai yra žmogus, kuris rodo švieslentę į tekstą vertimą spektaklį. Čia kai opera kita kalba. Taip, kai opera vyksta, kad lietuvių anglų kalba rodomas titras, tai jo darbas yra spektaklio metu rodytus titrus. Ir, aišku, pasiruošti spektakliams. Ateina naujas spektaklis, reikia pasiruošti medžiagą, gaunam libretą, verčiam, vertimus darom, susitvarkom, susideda į specialią programą ir jisai leidžia tuos titrus. Tai yra, žiūrėk, su tais titrais dar, tai yra gyvas organizmas, todėl kad gali spektaklio metu, kadangi gyvai viskas vyksta, gali nutikti taip, kad kažkoks laiko atotrukis ar dar kažkas. Tu automatizuoti šito pilnai negali. Ne. Todėl svarbu šitą žmogų. Jo, ir jisai turi ne tik sugebėti mygtuką paspausti, bet ir skaityti klavyrą, tai yra suprast natas. Jisai pas jį yra klavyrė sužymėta, kur kada turi spausti. Ir pagal taip, kai vyksta spektaklis, nes kiekvienas spektaklis truputėlį vyksta kitaip, nes kiekvienas dirigentas kitaip diriguoja ir tempas yra kitas ir mes automatizuoti to negalim, todėl turi žmogus sekti natas. Ir sakyti toj vietoj keisti, kaip sakoma, titrus pagal faktą, kaip vyksta veiksmas. Ir gali būti kažkas pastrykti, gali kažkas užvėluoti ir niekaip neišsiversim be gyvo žmogaus. Nebent atsirastų programa, kuri sektų gyvą pasirodymą. Gal dirbtinis intelektas, kažkada. Iš dalies tai. Tai turim net ir tokį žmogų, kuris yra mūsų skyriui, bet jis tik tuo ir užsiema. Dabar aš taip greitai perbėgu, ar aš nieko nepamiršau, man atrodo, pagrindinius visus pasakiau ir nieko neužmiršau. O ką daro Tautvydas? O ką aš darau? Aš darau nieko. Aš geriu kavą, vaikštau, kartais nueinu į laidą kokią pasifilmuoti. Nuteiksi mūsų studentus, kad pradės eilė stovėti, prie operos ir baleto teatro, sakys, aš tai noriu būti tas marketingo vadovas, kur nieko nedaro, tai tu čia atsargiai, nes man įdomu, gal tai yra kažkokia tema, gal tai yra labiau komandos apjungimas, nes žmonės daro ganėtinai skirtingus darbus, nepaisant to, kad jie guli po vieno skyriaus stogo. Tai aš dabar galvoju, nuo ko net pradėti. Iš principo... Tokia bendras, gairė. Jo, aš esu ta gal jungiamoji grandis, turiu menį. Ką aš darau, tai aš sudėlioju iš principo visiems visus darbus. Yra, kurie galbūt mano barai, kai kurie, kur savarankiškiau dirba. Tai aš tiesiog gal tam tikras korekcijas ir primenu, ką reiktų pasidaryti, ko nepamiršti. Bet yra, kur aš dėlioju visą teatro komunikaciją. Nemažai dalis idėjų iškeliauja iš manęs, ką turėtumėm daryti. Tai, aš esu tas žmogus, kuris tikriausiai sudėlioja visą tą mūsų kryptį, kur mes turim judėti tuos darbus. Ir pakankamai galbūt smulkmeniškai aš kai ką darau, ko nederėtų daryti. Bet aš galvoju, mes esame turėję tokių pokalbių su vadovais, kurie labai, taip aštriai pasisako, kad kai kurie dalykai yra mikromanaginimas. Mano patirtyje yra taip, kad kai kuriuose srityse tu to nedaryti negali, nes vadovas turi žinoti kiekvieną detalę vos ne banerį. Taip kai kuriuose srityse yra, kad ant vadovo krenta ir tokias atsakomybės. Ar nėra taip, kad tavo tas detalus toksai įsitraukimas į procesus yra, todėl kad pati struktūra, informacijos gavimas,
eina per tave ir tu labai daug dalykų žinai, tu žinai, kiek kas laiko užima, kaip laikė visą tą išdėlioti, nes komanda, matydama tik tai vieną dalį kažkokios operacijos, jie nemato didelio vaizdo ir ne visada žino, kada jie turėtų įstoti ir kiek jie laiko turi darbam. Dalis yra tiesos, dalis yra tiesos, kad kartais neišvengsi, bet mano idealiam įsivaizdavime mikromanagementas vadovybėje arba skyriaus vadovo tai yra blogasis bruožas. Taip. Aš tai manau. Bet aš turiu tokią problemą. Mano šiaip darbinė ta patirtis yra truputėlį kitokia ir aš esu nemažą dalį, gal didžiąją dalį privačiam sektoriui sukaupęs. Ir nemažai buvęs ir projektų vadovo, pats kaip pats kuruoji projektą ir atiduotas nuo šaly ir tu nuo A iki Z padarai. Ir aš turiu labai blogą įprotį ir bruožą, kas manau gal ir mano darbuotojams nepatinka, kad ir ką mes padarytumėm ir kaip tai gerai pasisektų, aš pirmoji vietoj matau, ką galėjom dar geriau padaryti ir būtų dar geresnis pasisekimas. Aš nei vieno... Ieškai klaidų. Aš ne tai, kad ieškau klaidų, aš žiūriu trūkumų ir aš labai juos greit pamatau, kur mes dar galėjom geriau. Ir aš nekalbu apie kolegų darbus, aš net apie savo darbą matau, kur yra ir mane net kartais erzina, nes kiti sako, tu pasidžiaug, sakau, bet sakau, jeigu mes būtume tą ir tą padarę, būtų dar geriau. Ir va čia yra tokia mano gal asmeninė... Asmeninis bruožas, kurį tu atsitempi į darbą. Kurį atsitempiu į darbą ir kartais reiktų paleisti, kad kas įvyktų ir be tavęs, bet tu visą laiką nori dar pažiūrėti ir galbūt dar kažką patart. Čia, man atrodo, perfekcionistas, žinai, tam tikros lygos išlenda kartais. Aš nemažai laiko dirbau kartu su tokiu režisierium operos Gediminu Šeduikiu ir mes darydavom įvairius projektus teatro. Aš tada buvau tik paprastas projektų vadovas. Mes sugalvodom tų idėjų ir atrodo mes iš kažkokio paprasto, ką būtų galima padaryti mes visą laiką prisigalvodam kažkokio, bet reikia tai padaryti, o gal va čia tą padarykim. Ir tada man toks kažkoks įsiugdė, kad, žinai, mes į paprastus dalykus žiūrim, nereikia žiūrėti paprastai. Kartais galbūt tai, bet mes pagalvok, kaip tas galėtų būti kitaip, nes jeigu aš paprašysiu nunešti šitą stiklinę pastatyti ant to stalo, tai, atrodo pastatyti, bet tu gali pastatyti taip, kad jinai kažkaip būtų išcentruota, kažkaip atrodytų gražiau. Ir šitos tokios man detalės kažkaip jos paveikia ir tada tas rezultatas kitoks gaunasi ir tu pamatai, kad iš tų smulkmenų, kur kartais gali pasirodyti smulkmeną, bet galiniam rezultate jos veikia ir sukuria kitokį efektą. Tai galbūt tas iš to išplaukia, nes ta patirtis tokia asmeninė man visai iki šiol imponuoja, tik sakau, kad dabar yra tas gal blogasis bruožas, kad net ir pats aš savo vadovavime daug kur ieškau, kur galėčiau geriau, kur galėčiau pasitemti, sugalvojau darbuotojų savo apklausą padaryti. Mano kiti kolegos vadovai klausia, o kodėl tu tą darai? Sakau, aš noriu suprasti, kaip man lengviau komunikuoti, kad būtų padaryti ir nereiktų man tada kištis labai į tą, nes mano idealiam pasauliu, tai aš norėčiau daugiau strateguoti ir galvoti idėjų, bet įgyveninimas galėtų vykti be manęs, tai čia mano svajonė, bet kaip tas realybėj įsigyvenins, nežinau. Aišku, reiškia, dar kažkokių kompetencijų turėsi įgyti, kažko turėsi išmokti, žinai. Taip, tai šitoj vietoj iš kitos pusės gerai, kad tu visą laiką nori tobulėti ir nestoji vietoj, kas irgi sveikintina, tai aš labai ir kolegas noriu visą laiką užkrėsti tuo, kad, ten, kur esi dabar, tai ten yra tik gal kalno papėdė, bet gali būti dar aukščiau ir turime iš profesinės pusės. Nes kas dabar atrodo sėkminga, tai po 5 metų jau tas bus atgyvenę ir to reikia ieškojimo, kažkokio tobulėjimo. Tai čia mano tos paieškos, kur nežinau, kur mane atves. Nes kiti yra, kur gali žmonės 20-30 metų dirbti vienoje pozicijoje, bet aš nesu tas žmogus. Aš turiu kažkur judėti ir jeigu aš pajausiu, kad šitoje vietoje viskas aš padariau, ką galiu, tai tada reiškia, aš turiu kažkur lipti kitur. O kiek metų tu esi šioje organizacijoje? Čia geras klausimas. Gerai, bendrai ir tada kaip rinkodaros vadovas. Aš su teatru turėjau santykį truputėlį kitokį, nes aš į teatrą pakliuvau 18 metų. 18 metų mane pakvietė būti mimanso artistu, o tai yra
antraplaniai, maži vaidmenys ir aš dar būdamas mokykloje, gal 11 ar 12 klasėje pradėjau dalyvauti spektaklį. Ne, aš Žvėryno gimnaziją baigiau, bet kažkaip susiklostė gyvenime, kad pakliuvau į spektaklį Trakų pilyje, kai rodydavo Pilėnus tokį operą. Ir po to man sakė, bet tu ateik, kai pas mus atsilaisvins etatas, nes ten jiems reikėjo surinkti žmonių ir ten pastovėti su ietim, į skydų, pabėgioti truputėlį, tokiai masiniai scenai sudalyvauti, bet sako, kai bus etatas, žinai, tu karts nuo karto primink, ateik ir išėjo, kad mane priėmė ir aš dar kai studijavau teisę, net visiškai su rinkodara ir su menu nieko nesusijusi dalyką. Man tapo tai kaip būrelis. Nu, kiti vaikšto tau, aš vakarais nueidavau į teatrą. Einu pastovėti su ietimi. Jo. Ir aš, žinokit, daug metų, tai pusę etato, turėdamas kitus darbus, nes mano didžioji patirtis yra renginių organizavimas ir rinkodara tenai. Tai turėdamas kitus darbus, aš ten eidavau kaip į būrelį tą pusę etato. Nu ir kažkada jau sakiau, viskas jau, kaip sakau, jau ir amžius toks, jau būrelį reikia mest, nes yra ten, kur ir iki šiol dirba ir 50 metų, taip toliau, nu, kaip ten kažkoks antras darbas, taip toliau. Nu ir aš mečiau ir sakiau, viskas ačiū, dėkui, baigiu scenoje karjerą savo. Nu ir išėjau iš teatro ir po kažkiek laiko man dirbau vėl su renginiais toliau. Ir man pasiūlė ten prie roko operos dirbti, tas pats Gediminas Šeduikis režisierius operos, sako, mes čia turėsim Vingio parke, po to, žinai, Palangoje, gal tu nori kaip freelancer ateiti, nes man reikia, sako, tokio žmogaus, kur pavadybintų visą backstage, toks stage manageris, pas mus dabar yra spektaklio vadovai. Nu, aš kažkaip ten sutikau, tai gerai ateisiu, nes aš, kadangi vaikystėje grojęs trombonu, o operose svarbu spektaklio vadovams irgi sekt natas, nes pagal tai išleidimai muzikiniai tam tikri kažkokie techniniai pakeitimai, kur turi duoti signalą, kad technikai padarytų. Nu, sakau, gerai, sakau, ateisiu. Nu, taip susiklostė, kad nuėjau pas jį ten padirbėti prie to projekto ir jisai sako, žinai, teatre dabar čia reforma tokia biškai vyko, nes pasikeitė vadovybė. Aš esu dabar režisūros tarnybos vadovas ir pas mane yra stage manageriai, kurie, bet operos spektaklių vadovai, nes taip pavadino lietuviškai. Tai sako, gal tu norėtum ateiti pas mane dirbti? Sakau, nu, vat kažkaip man įdomu buvo, sakau, vat tas rytis kažkaip aš visai paliečiu, man visai įdomu, aš prie renginių dirbęs, man nėra naujiena, bet čia vis tiek spektakliai, čia kitoks žanras, čia turim apšvietėjams signalus, duoti technikams signalus, solistams net išeiti, nu, viskas yra pagal muziką tam tikru metu turi vykti ir tam tikrų laikų. Ir aš sakau, nu gerai, atėjau ir taip 5 metus ar 4 aš pradirbau, bet jau toje eigoje, aš gal nežinau, po 3-2 metų pas mus atsirado nauja, tada ne rinkodaros tarnyba skaitėsi, o reklamos skyrius, kažkaip panašiai, ten ilgas pavadinimas reklamų, informacijos, edukacijos ir reklamos, ten labai ilgas pavadinimas. Ir ten buvo kita vadovė, kurie atėjus iš privataus sektoriaus, buvus vienos agentūros reklamos vadovė, ir jinai, nu, turėjo tokį, kad jai reikėjo projektų vadovo. O dar iki to man kažkada teatras pasiūlė daryti auksinių scenos kryžių apdovanojimus, prodiusuoti. Nes žinojo, kad aš su areniniais renginiais dirbu, nu, turiu tos patirties ir televizinės transliacijos, kažkaip pasiūlė, aš ten padariau, tada pasiūlė kitą renginuką padaryti. Ir tada pasakė, o tu gal ateik pas mus pusę etato dar rinkodaros projektų vadovų padirbti. Sakau, nu gerai, ir tada mes kažkaip ten tai vieną projektą, tai Verkių parke spektaklį suorganizuoti, nu tą tokią visą organizacinę dalį. Tai tada video turinį, nueikime į TikToką, nes pandemija, tada iššovė ten mūsų tie visi video, ten ant video turinio persimetėčiau. Taip dirbau, po to sako, ne, tu gal pilną etatų ten dirb, scenai lik pusę etato, nu tai nuėjau į rinkodarą pilną etatų, po to vėl ten pas mus valdžios keitėsi, išėjo mūsų tarnybos vadovė. Finale sako, kol čia dar ateis nauji vadovai, gal tu gali 2 mėnesiam laikinai pavadovauti tarnybai, žinai, sako, tau sekasi čia gerai, sakau, pavadovausiu tos 2-3 mėnesius, sakau, man nesudėtinga. Tai tas 2-3 mėnesiai jau dabar bus 3 metai. Bet klausyk, tu taip labai organiškai, žinai, ėjai. Ir tada mano klausimas, kaip manai, kokių kompetencijų reikia
kad vadovauti marketingo skyriui tavo sektoriuje? Ir neišsilavinimą, kompetencijas. Dėl to specialiai ir naudoju būtent šitą žodį. Sunkus klausimas. Iš principo, net prieš tai mes pokalbį minėjom, kad matymas bendro paveikslo. Nes iš tiesų šitoj vietoje mes turim kaip ir rinkodaros tarnybą, bet yra tam tikrų atskirų daug dalykų ir daug įvykių vyksta vienu metu. Tai va čia aš net nežinau. Žodžiu, gebėjimas gal strategiškai mąstyti iš viršaus. Čia strategiškai, bet dar ir surinkti tą informaciją ir visus kolegas surinkti tą vieną, kad išeitų viskas laiku ir tinkamai. Aš net nežinau, kaip Aš nežinau, kaip įvardinti, bet žinai, su kuo man labai susišaukė, su gerais IT vadovais. Tai yra tie žmonės, kurie geba matyti labai labai smulkės detalės ir iš jų visos tos sistemos, kurios energiškai veikia, jie tuo pat metu gali matyti ir visą architektūrą. Tai čia yra tokia kompetencija, aš irgi nežinau, kaip įvardinti, bet iš esmės šita kompetencija, būtent IT srityje, jeigu tu nori būti vadovu, tai yra labai labai stipru ir labai reikalinga. Gal apie tai kalba? Pritariu taip. Jo, tai čia galbūt būtų viena irgi iš svarbiausių. Kitas dalykas pas mus yra dar gera nervinė sistema, turiu minėję, ne nervinė. Atsparumas stresui. Atsparumas stresui, gal taip geriau pasakyti. Atsparumas stresui labai svarbus, nes kai mes kalbam apie teatrą, visi galvoja, kad ten labai faina, visi menininkai švelnus, pūkuoti ir tas, bet menininkai yra ir labai jautrus. Aš tai sakyčiau, žinai kaip, aš sakyčiau, kad, nes mano tėvas menininkas buvo. Ir perfekcionizmas, ir, žinai kaip, nepasitenkinimas, bet nepasitenkinimas ne iš blogosios pusės, bet dėl to, kad šitie žmonės nori padaryti geriau, įdomiau, taip kaip tu apie tą stiklinę kalbėjai, ar ne, kad visą laiką ieškojimas, ką galima padaryti geriau, toks, žinai, natūralus kažkoks pyktis, nes galiu padaryti geriau, žinai, ir čia toks atsiranda, kad niekad negali būti gerai. Niekad negali būti ramu, nes stovinčiam vandenį veisiasi, žodžiu, negeri dalykai. Visą laiką turi būti kažkokia turbulencija. Taip, tai tas momentas yra, bet yra dar irgi tas jautrumas, nes vis tiek menininkai jie yra jautresni. Ir jiems kartais jų nepaminėjimas kažkur, arba paminėjimas kitaip, negu jie įsivaizdavo, vėl sukuria tam tikrą tokį atmosferą, kur kartais nėra jinai labai faina. Ir va čia šitoj vietoje vadovas, bent mano skyriaus, turi labai gerai gebėti psichologiškai laviruoti. Galbūt empatiškų labai? Galbūt, čia net aš pasakysiu taip, galbūt žinot, kaip su kuo reikia bendrauti. Okay. Nes va čia yra momentas, kad teatras yra labai didžiulė mašina. Mes turim arti 600 darbuotojų. Iš jų ten apie 300 yra kūrybiniai. Tai yra orkestras, choras, baletas, operos solistai. Mes turim technikos departamentą didžiulį. Tai nuo kostiumų gamybos, dekoracijų gamybos iki vadovų technikų, tai yra garsas, šviesa ir taip toliau. Ir su kiekvienu tu turi rinkodarą bendrauji su kiekvienu skyriu. Mes einam pas solistą, mes einam pas scenos vadovus, einam pas apšvietėjus. Mes kiekvienais... Nuo inžinerinės dalies, techninės dalies iki labai meniškų. Taip, tai va šitoj vietoj su kiekvienu tu turi atrasti, kaip bendrauti. Nes jeigu aš nueisiu pas mūsų scenės dalies pastatymų vadovų ir sakysiu, man reikia to ir to, jo iškart atsakymas bus ne. Bet jeigu aš ateisiu ir sakysiu, klausykit, Viktorai, man reikia patarimo. Ar būtų įmanoma padaryti taip ir taip? Ir jis tada sakys, gal ir įmanoma, ir tada atsiranda pokalbis ir man reikia jūsų pagalbos. Taip, arba reikia pagalbos. Klink. Jo, ir net aš savo kolegą skyriaus kartais mokau, kad nereikia sakyti, bus renginys, mums reikia to. Kartais net prieš siunčiant laišką su tam tikrais poreikiais, kas irgi privaloma, aš visą laiką patariu, jūs pasikalbėkit dar asmeniškai, taip atrodo keista, nueit pasikalbėti apie tą patį, ką tu išsiųsi po to laišku. Bet jie, kai gaus, jie visai kitaip sureaguos, jie jau žino informaciją, jie yra supažindinti, tada mažiau klaustukų lieka. Tai va čia gal tas mokėjimas bendrauti, prieiti prie žmogaus labai irgi svarbu. Ir galbūt, kai mano tokia karjera buvo nuo scenos kaip artisto pro techninę pusę dalį
kabinau ir pereiti į šitą, tai tada man išeina, kad aš Žinai labai gerus jautrias santykius vietas. turiu. Jo, aš žinau jautrias vietas. Ar projektų valdymo kompetencijos svarbios? Be galo svarbus. Nes mes kiekvieną realiai užduotį turim žiūrėti kaip į projektą ir bent rinkodaros, jeigu mes kalbame apie rinkodaros projektų vadovą, tai projektų valdymas čia pirmoji eilėje turi būti ir net aš irgi kartais ieškom žmonių, kandidatų, tai šitoj vietoj labai sunku rasti gal tų universalių žmonių, kurie gali truputėlį daryti daugiau negu gal apibrėžia, nes yra žmonių dalis, kurie, tarkim, organizuos, kad ir šitą filmavimą, ir kažkas bus negerai su, nežinau, tarkim, užuolaida ar panašiai, ir jie priims tai kaip viskas, čia kažkas pakabino, taip yra. Nuo mano bent asmeniniai patirties esu, aš net pats lyginęs užuolaidą, kad kadre viskas būtų gerai. Ir aš net nežinau, kaip tą bruožą apibūdinti. Čia, tai kad projektų valdymas, tai čia vienareikšmiškai, bet dar yra toks, aš gal sakyčiau, kartais tokio ūkiškumo ir atsakomybė, kas atsakomybės jausmas, bent ko aš kartais irgi pasigendu, kad žmogus jaustų tam tikrą atsakomybę, kad jam ne vis vien kaip išeis, kad kaip išeis klipas, kaip išeis kažkokia nuotrauka, kad būtų tas atsakomybės, bet kartais aš pasigendu, kai bendrauju su žmonėm, kad yra kartais darbas, jis suskaito, kad darbas yra padarytas, bet kaip tas darbas bus padarytas. Čia aš visą laiką stengiuosi, kad svarbu, kaip tą tu padarysi. Nes kad darbą atliktų, daug kas gali atlikti, bet jo kokybė ir kaip jis bus atliktas, čia yra tas esminis. Ir aš visą laiką tą atsakomybę, atsakingumo žmogaus labai vertinu. O kai atsirenki komandą, yra kažkoks būdas tą pamatyti? Savo gal esi išdirbęs, žinai, Ne, šioje trečią akį, žinai, nuskaitai. Aš neturiu kažkokio to recepto, kaip atsirinkti gerą projektų vadovą. Tau gali padaryti puikų įspūdį per pokalbį, bet nors aš esu šiaip žmonių stebėtojas, aš mėgstu stebėti ir analizuoti žmogų. Bet vis tiek kartais pražiūri tam tikrus momentus ir jie tik atsiskleidžia jau darbo eigoje. Procese. Tai procese tu visą laiką jau pamatysi tą gebėjimą ir aš dažnai labai greit pamatau, kur yra tam tikros ribos arba kur reikia labai tobulinti tam tikras vietas, kur atrodo žmogus, tarkim, puikiai viską daro, bet yra niuansų net. Yra buvę patirti, kai irgi atrodo žmogus iš profesinės pusės viską puikiai dirba, viskas tvarkoja, bet charakteris. Žmogiškieji dalykai. Jo, ir atrodo charakteris pakiša koją profesiniam kažkokiam augimui, karjerai, tai būtent charakteris, kas atrodo, atrodo, galėtų prisitaikyti ir tu matai, tam žmogui nesigauna prisitaikyti. Jam neišeina, jis jau toks būdas yra. O kas tau svarbiau šitoje vietoje, charakteris ar kompetencijos? Tavo darbe. Gali edukuoti ir palaukti žmogų, kuris mažiau žino, bet yra patogesnis charakterio prasme. Ar gali paimti, gerai, taip grubiai pasakysiu, beprotį, bet kuris varo, ta prasme, žiauriai gerai, bet tada tau tenka krūvis kažkaip lavonus, žinai, surinkti arba gydyti arba dar kažką. Jeigu tai būtų trumpalaikis projektas, tai imtum beprotį ir žinotum, kad tu per trumpą laiką susitvarkysi ir viskas, ir baigsis darbas. Kai sprintais yra kažkokiais projektais. Jo. Bet kai mes kalbam apie skyrių ilgalaikę kažkokią perspektyvą, kai tu nori susiformuoti komandą, kurioje būtų chemija, jisai tau pradės gadinti visas kortas. Jisai išės kitus, aišku. Jisai padarys įtaką kitiems, kitų produktyvumas kris ir taip toliau. Žinok, dėl ūkiškumo noriu tau pasakyti tokį dalyką, nes prieš kažkiek laiko man papasakojo, bet šitas testas yra daromas ir kitose srityse. Kai atrinkinėja žmogų, kuris turi turėti ūkiškų savybių, ypatingai tai yra su valymu, su tvarka susiję, bet bendrai galima visur panaudoti, tai atrenkant žmogų galima palikti netvarkingus dalykus. Tada, kai tas žmogus ateina ir stebėti, ar jis pataiso juos ar ne.
Tai pavyzdžiui, būna palieka užsilenkusi kilimą ir kai žmogus ateina, ar jisai galvoja, kad na, kažkas irgi gali užstrikti ar ne, ar ten nuvirsti ir pataiso. Gali būti paliktas kažkoks stalčius atsikišęs arba spintelės atidarytos, tai yra tam tikri testai pasižiūrėti žmogaus, na, tokį common sense ar ne, kur ar jam rūpi, kad kažkas gali atsitikti, ar tipo maždaug ne aš palikau ir nesvarbu, nes ūkiški žmonės, jie dažnu atveju negali praeiti, jeigu jie mato, kad kažkas netvarkingai, jie yra linkę pataisyti. Ir čia staiga visiškai tu atsitiktiniai situacijų gali pamatyti, na, ar tam žmogui rūpi, ar jisai būtų linkęs, žinai. Čia tiesiog tau pamastymui, žinai, nes tokius testus aš žinau, kas daro ir visai jie pasiteisina. Aš panašų testą irgi jau galvoju pradėti taikyti kitokį. Mano būtų paprašymas, va, kaip minėjau apie stiklinę, tai 3 spalvų pieštukus ar tušinukus padėti ir paprašyti vieną padėti ant stalo, kokią 3, žinai, gale. Ir va, ir galima pažiūrėti, kaip žmogus padės tą tušinuką. Jis paims, bet kaip jis jį nuneš, kaip padės, ar jis paklaus, kad ar tikrai šito, nors tu būsi pasakęs spalvą. Ar tikrai paskutinis stalas yra 3 gale stovintis stalas? Žinai, aš manau, kad tokie testai, jie yra daugiau pasakantis, negu dažnai labai personalo žmonių klausomi tokie klausimai, kaip matote save po 5 metų. Arba, na, tokie bendri, kur būna jau taip dažnai naudojami, kad žmonės jau tiradą gali būti išmokę, žinai, ten kažkokią ten atsakymo. Bet tokie testai man yra pačiai be galo įdomus ir jie labai daug pasako apie žmogų, apie asmenybę ir nėra teisingo atsakymo, nes vienam žmogui vieni dalykai būtų labai svarbus, kitiemgi kiti. Pačiam svarbu yra, kad į rinkodarą ateitų žmonės, kurie yra baigę mokslus su rinkodara, kurie supranta bendrai rinkodarą, strategiškai gali mąstyti, ar tu žiūri labiau tokias operacinės žinias, kur būtent vat, su ta sritimi susiję. Tai mano pats backgroundas, kad aš prie rinkodaros iš teorinės pusės prisiliečiau jau 10 metų praktiką turėdamas. Nes aš po to pradėjau mokytis iš toj srity ir ten jau buvo dėstomi rinkodara, nes man buvo įdomu pamatyti, o ką moko, ką aš jau pradirbęs ir praktikoje žinau išmokę. Bet aišku, aš pats mokiausi aš nepradėjau, pats turiu menį, kad o aš dabar esu rinkodaros ar kino specialistas. Nes kai mano pirmi renginiai buvo areniniai, kuriuos reikėjo parduoti, tai mes samdėm žmogų, iš kurio aš mokiausi, kaip mes dėliojom kainodaras, kokius principus, know-how tą visą. Ir tada tu tą renginių nešeisi kitur į kitą įstaigą, ten dirbai kitaip ir realiai aš gausi per praktiką dirbau. Tai va čia man pasisekė, aš turėjau tokią galimybę ir po to tik nuėjau pasimokyti ten kažkada į kolegiją, po to vėl į universitetą ir tu tada matai, žinai, kur kai kur moko, atrodo, juokingas dalykus kalba, nes tu jau žinai, kad praktikoje tai visiškai kitaip veikia, o kai kur nuteini ir atrandi, ai, va, tu darai ir tada supranti, kodėl tu tą būtent darai, nes gavai tam tikrų teorinių žinių. Taip. Tai jeigu grįžtant prie to klausimo, kai atkeliauja žmogus į atranką, tai bet kokiu atveju išsilavinimas toj srityje aš laikau kaip didžiulį privalumą, bet ne ką menkiau aš žiūriu tą darbinę patirtį. Ir jeigu jisai yra dirbęs ir ypač kažką padaręs, pasiekęs toj srity, tai faktas tai gali nusvert, nes mes dabar esam turbūt tokioj aplamai rinkoj, kad išsilavinimas dabar nepasako, kad tu esi geras tos srities specialistas. Ir tik tai praktika tą atskleidžia ir čia toks truputėlį užburtas ratas gaunasi, kad žmogus pabaigęs universitetą negarantuoja savo darbą toj srity, bet žmogus, kuris toj srity jau pradirbęs ir gali neturėti diplomo, jisai turi daugiau šansų. Nes ko mes norim čia ir dabar rezultatų dažniausiai. Mano gal sritis šita kitokia, nes kitas specifikos atsiranda papildomų dedamųjų, kur reikia atkreipdėmės ir ne viskas vyks taip, kaip dideliam pasaulio rinkodaro ar kažkokioj reklamos agentūrai. Taip. Mes kai ką turim daryti, ko nereiktų daryti, bet mes privalom, nes mums taip liepia. Ir mes yra tų momentų, bet
Dabar, kadangi irgi ten vykdžiau tam tikrų atrankų ir vat, mes dabar performuojam truputį komandą ir vėl turėsiu nemažai atrankų, net 3 žmonių papildymą. Tai vat šitoj vietoj savo galiu atsakyti taip, kad taip mėginsiu ieškoti, kad būtų žmogus su tuo išsilavinimu, bet didelį dėmesį kreipsiu ir į tai, ką jisai veikia. Bet tas veikimas kartais gali būti, tarkim, geras rinkodaros projekto vadovas, manau, jeigu jis vykdė galbūt ne su rinkodara, o tarkim su renginiais ir gerą projektų valdymą, įgūdžius turi projekto valdymo, manau, jis galėtų tapti ir gerų rinkodaros projektų vadovu. Ši labai yra susiję projektų valdymas ir rinkodaros projektų. Nes tos specifinės žinias galima irgi suteikti tam tikras, kurių neturi. Ir jeigu jisai yra imlus, jis gali labai greit pasivyti ir kartais aplenkti tą, kuris buvo pabaigęs. Nes vėl dabar baigęs prieš kiek metų, tada pradėkim galvoti, ateina kandidatas. Tai ar prieš 10 metų baigus rinkodarą, taip, jis turi kažkokių bazinių tų žinių, teorinių, bet jau dalis yra pasenusių žinių ir mes jau galim būti atsilikę šiek tiek. Tai va čia žiauriai sunkus dalykas yra, kurį pozicionuot geriau. Tai man atrodo, tada vėl žiūrim tą bendrą paveikslą, koks įsilavinimas, ką jisai daręs ir kokie gebėjimai, tarkim. Komunikacijos žmogaus ieškant vėl, mes pasižiūrim, duodam užduočių tam tikrų. Pavyzdžiui, paprašau parašyti pranešimą spaudai ir specialiai duodu tam tikrą limituotą informacijos kiekį ir žiūriu, kaip žmogų veikia ne tik išdėliojimas, ten gražiai tvarkingai, bet dar kūrybiškumas, kas yra vėl raktas ateičiai ir kas yra, turbūt variklis, nežinau, kiekvienos reklamos agentūros, kiekvieno marketingo skyrio variklis turėtų būti kūrybiškumas ir tų kūrybiškų žmonių irgi nėra tiek daug, kaip mes galvojam, nors visi kalba, kūrybiškumas labai svarbu, reikia plėtoti, bet tas kūrybiškumas, nežinau, ar jisai įgimtas, ar jisai išugdamas. Bet matai, mes čia apie tą kūrybiškumą šnekam, bent jau ką iš tavęs suprantu, kad tą gilų kūrybiškumą, ne tokį, žinai, kur aš, tarkim, galiu stilingai apsirengti, žinai, arba ta prasme, kad mes apie tokį gilesnę kompetenciją. Taip, aš jau gilesnę kompetenciją kalbu, kai gali ateiti su idėjom tokiom, kur jos nebus standartinės, nes man atrodo dabar ir bet kokia komunikacija ar bet koks marketingistas, rinkodaristas, visi ieško tų kažkokio įsiskyrimo, mes kažkaip turim įsiskirti, kad kažkas atkreiptų dėmesį ir taip toliau. Ir tik vienintelis kūrybiškumas gali mums tą duoti, nes aš kitaip nematau, kaip mes galim dar įsiskirti, nes mes galim pasidaryti plakatą, galim įsileisti, bet kaip mes tą padarysim? Jeigu neturėsim tos gyslelės kūrybiškumo, tai manau, čia tas yra raktas, kur irgi pakankamai svarbus. O gal klystų, nežinau. Ir paminėjai, kad ieškai 3 žmonių, ar ne? Ta prasme, kad prasidės tam paieškos ir panašiai. Ir mano tokie užbaigiamieji klausimai visada būna, žinai, susiję su tuo, tai kaip prie tavęs prieiti, nes žiūri studentų bendruomenę, žinai, mes turime tikrai labai gabių žmonių, tą galiu paliudyti, nes pro mane praeina nemažai studentų, yra tikrai labai kūrybiškų, labai įdomių, atsakingų žmonių. Jie klauso laidos ir dabar sugalvoja, kad aš labai norėčiau į Operos ir Baleto teatro, būtent į Tautvydo vadovaujamą skyrių. Ką tokiu atveju šitas žmogus, turėtų daryti, žinai, kaip tave surasti, ar tau patinka drąsa, ar tai yra LinkedInas, ar jisai turėtų iš viso ateiti kažkaip gyvai, žodžiu. Nori žmogus dirbti būtent pas tave. Yra tradicinis būdas, kai mes paskelbėm tinklapyje opera.lt karjerą savo laisvas vietas arba kitose skelbimuose, bet kas irgi yra buvę, kad žmonės man parašo ar per LinkedIn Tautvydas Juzėnas, ar per tiesiog elektroniniu paštu ir kartais būnam susitinkam pakalbam, tai šitoj vietoj tikrai jeigu yra noro, taip toliau, tai aš visą laiką rekomenduoju žmonėms leisti apie juos sužinot. Tai yra būt drąsiems ir nebijot parašyti. Net galbūt tuo momentu nebus laisvos darbo vietos, bet vien pokalbis, prisistatymas kartais užkliūna. Ir net irgi vieną tokią istoriją turėjau, kad kažkada
dizainerė parašė laišką man tiesiog ir vieną kartą aš jai nieko neatsakiau, kitą kartą gavau pakartotinai tą patį laišką ir man prireikė papildomų dizainerio paslaugų ir dabar mes ją karts nuo karto pastoviai samdom kaip freelancerę. Tai va, kartais atrodo, kad galbūt tas vienas laiškas ar ta viena žinutė nieko neduoda, bet kartais jinai ir atidaro tas duris. Taip kitko, labai su jums sutinku, žinai, kad drąsa yra labai geras kriterijus, nes ką aš pastebiu tarp studentų, turime labai protingų žmonių, bet jie yra labai nedrąsūs ir dabar dar dėl COVID-o, taip yra sakoma, kad COVID-o kartos, žinai, kas mokykloje buvo prie to laikotarpio, jiem dar sunkiau kalbėti. Ir kaip tada atkoduoti tą protą, žinai, ir norisi, kad marketingo vadovai, bendrai įvairūs vadovai, vyresni žmonės, kuo labiau skatintų ieškotų būdų, kaip prakalbinti jaunesnius žmonės, nes mes tarsi prarandam jų žinias ir protą. Aš dar neradau būdo, kaip, žinai, prakalbinti, bet čia yra užkoduota problema. Aš jau iškart keliu vėliavą, galiu net, žinai, drąsiai sakyti, kas su mokiniais dirba. Tie žmonės, kurie ateina į universitetą, labai pastebima problema tarp lietuvių, nes tarp užsieniečių aš ne visada matau, taip akivaizdžiai nesimato, bet tarp lietuvių yra tai, kad protingi žmonės nedrįsta kalbėti paprastų dalykų, kur nereikia žinių, kur klausiu nuomonės, pavyzdžiui, bet ar nenoras pasirodyti, žinai, nepatogiais. Nežinau, kas yra, bet labai sunku prakalbinti šitus žmonės. Gal čia yra padarinys, kad įprato komunikuoti virtualioje erdvėje ir ta natūrali komunikacija, dviejų žmonių bendravimas jiems jau nėra toks savitas, jau yra natūralesnis jausmas bendrauti telefonu, internete ir čia. Bet čia, žinai, niekur nesidėsi, žmogus, versle tu nelabai... Tu, gal sakyčiau taip, ne tai, kad tu negalėsi, bet tu labai save apriboji, jeigu tu vis dėlto neišmeti savęs į tą nepatogią zoną ir nepradedi kalbėti. Tiesiog, pasidaro labai siauras tas kanalas. Taip, yra tas momentas, nes, bet visi gal mes ieškam irgi dabar to patogios savo būsenos ir jeigu tu jauti, kad tau truputį nepatogu, tai žmonės susisklinčia. Aš nežinau, čia tokia irgi plati tema pakankamai. Bet žinai, dėl to aš ir atkreipiu dėmesį ir akcentuoju, tu sakai drąsos ir aš iš karto pagaunu ir dar kartą sustiprinu šitą dalyką, kad išdrįskit, čia labai didelis, labai daug ant to padėta ir ant tos drąsos. Taip, nes, įsivaizduokim, kad 100 įkrenta gyvenimo aprašymų. O Tautvydas vienas, pavargęs, po leidybos. Ir yra iš tų 101, kuris dar rašinėja tau. Tai tu tikrai jį atkreipsi ir pasižiūrėsi. Čia yra toks labai net paprastas dalykas. Čia nėra, kad gal kažkaip pasirodysi blogai ar nepatogiai. To nėra. Tiesiog tai yra papildomas man dirgiklis, atkreip dėmesį. Turiu omeny, ar nukrytęs laiškas tik tai gyvenimo aprašymo į tą bendrą tarp visų, ar dar papildomas laiškas, kuris, primena, kad aš atsiunčiau jums CV. Pasižiūrėkit, ar norėčiau gal pasikalbėti, nes irgi man toks kartais kyla klausimas, kartais mes paliekam telefono numerį, kad galima būtų pasiskambinti. Taip. Ir net kartais tu gali per tą pokalbį tiek tu, būdamas kandidatu, sutaupyti laiko ir išsiaiškinti ir kaip tik tai kitai pusė, kurie atrinkinėja, kad gali vienu pokalbiu suprasti, ar jiems verta susitikti ar ne. Ir manau, tas pokalbis tikrai padidintų šansus daug labiau. Tai va čia irgi toks, įdomus. Ir šiaip net žiūrint gyvenimo aprašymus, kai gauni, tai labai jaučiasi, kas padaro, bet kaip ir kas padaro, matosi ekstra, kad jam svarbu. Pridėta jo, kad svarbu, kaip jis atrodys. Irgi kartais iš to gali daryti tam tikras išvadas, nes, vertini tą. Tai, bet sakau, kiekvienas kažkoks pasikreipimas, tai yra dar papildomas dirgiklis tam žmogui, kuris ieško darbuotojų ir atkreip dėmesį, nes, kad ir visam šitam gyvenimo triukšme, mums turi atsirastų dirgiklių, kad atkreiptume. Tai čia reklamoje liečia ar liečia tą pačią atranką.
Taip, nes tu gauni be galo daug informacijos, tai klausimas, kas vis dėlto tau bus išsiskirs iš bendros masės. Aš žinok, be galo tau dėkinga, kad tu sutikai su manim pasišnekėti. Tikrai. Ir kaip ir minėjau pradžioj, žinai, labai jaudinaus ir aš galvojau ir ko paklausti. Ir man taip, žinai, nu toks kažkokia euforija tokia buvo ir aš su tavim kalbu ir manau, kad dar daugiau norėčiau tavęs paklausti, dar labiau gilindama klausimą jau į marketingą apie vartotojų elgsenas visokias ir panašiai, bet čia jau būtų toksai, nu labai tada techninis, toks marketinginis pokalbis, jau grinai, žinai, mūsų toj terminijai. Mano užduotis buvo bendrai suvokti, kągi tu veiki toje srityje ir ką tenai daro marketingas, kokio svarbumo yra jo vaidmuo. Tai ačiū tau. Tikiuosi, padėjau atsakyti visus klausimus, bet ačiū šiaip už pakvietimą, nes kaip ir prieš laidą minėjau, nu, nedažnai aš išeinu gal kalbėti, daugiau aš būnu tas už kadro, kuris viską daro ir stengiasi, kad kiti kalbėtų ir teisingai kalbėtų. Tai man bus labai pačiam įdomu pasižiūrėti save, kiek savo turėsiu pretenzijų pasižiūrėjęs visą įrašą, nes tiesiog ne kasdien darai, bet kitiems tą darydavai ir toks visai fainas amplua, kad aš dabar esu tam tikroj prožektorių šviesoj, negu mano kolegos, apie kuriuos aš komunikuoju ir kuriam turinį tam tikrą. Tai ačiū už kvietimą ir džiugu, kad pavyko susiderinti, kad mes galėtumėm čia atsidurti. Tai va, labai ačiū.